Sveiki, mėlyjeji Vilnius, su manim mano likimo brolis Laurynas Ragelskis. Arba Sveiki, gyvi. Aš tavo likimo brolis, nes tu esi didesnis brolis. Tai yra mano YouTube'ės kanalus išjungė naktį Amerikonai, o prieš tai buvo Lauryno išjungė. Laurynui, kai išjungė YouTube'ės kanalus, Laurynas bandė apeiti, apgauti brolį Amerikoną ir susikūrė naujus kanalus ant naujų akauntų. Galvoja, kad čia nesužinos, nepamatys didysis brolis, bet tą pačią naktį pasirodo, kai išjungė mūsų kanalus, tą pačią naktį 0.02.03 gavo žinutę ir Laurynas Ragelskis, ir aš, kad yra panaikinti kanalai, ir didysis brolis Amerikonas sumedžiojo Lauryno naujuosius kanalus, kurie nieko bendro pasirodo su Laurynu tipo neturėjo, bet didžiojo brolio apgauti nepavyko. Neturėjo tą prasme, kad tai buvo visiškai kitos tematikos negu mano reportažai, pokalbiai čia apie Lietuvą iš Lietuvos, kaip rusiškam kanale Lietovės Rūbit Pravdo, ar kaip lietuviškam kanale Aldena, ten Laurynas. Kadangi Laurynas moka dar krūvo visokiausių kalbų, vokiečių, prancūzų, ispanų, japonų, kiniečių, tai jis buvo visokiom kitokiom kalbom padaręs kanalus ir visiškai kalbos buvo apie visai ką kitą ir jie tiesiog vis tiek sumedžiojo ir išjungė. Ir svarbiausia, ten manęs net nebuvo. Absoliučiai visiškai atskiras turinys, kaip sakom, mes turime skirtingus pomėgius, skirtingus interesus, ar ne, tai manogi ne tik tai politika ir kova už Lietuvos laisvę yra šitas užsiėmimas, taip, aš myliu ir literatūrą, ir kiną, ir teatrą, ir daugybė yra kitų interesų, ir, taip sakant, kad nekrautų visko krūvą. Palaukit, interesų sakėt? Ar pomėgių? Pasitaisykit. Pomėgių, atsiprašau. Kalbėkime lietuviškai. Interesai? Ne, tai interesai irgi. Sakai, gali būti sutraktuoti, ar ne? Ne, bet žiūrėk, mes šiandien laidoj pakalbėkime apie tai, kokio mes gyvenam šaly, kas ją valdo. Pakalbėsim apie demokratiją Lietuvoje, apie pasaulio demokratiją ir sudėliosim jums visus taškus, mėlyjeji, tikriem kyla klausimai, kaip čia išjungia, kodėl vienus išjungia, kitus neišjungia, ir mes sudėliosim, kaip tai vyksta, kas tai daro, nes mes jau turim informaciją, mes jau gavom informaciją, ačiū Dievui, galų galę tarp šitų žmonių ir mūsų pusėje palaikančių žmonių, bet mes tikrai šitų pavardžių neišduosim, kankinkit būdeliai smarkiau, savų, kaip sakant, kentėsiu, nedėjuosiu, savų aš neišduosiu, ne? Tai va, esmė yra taip, mėlyjeji, kaip viskas vyksta. Kaip viskas vyksta, padėliosim su Laurynu šiandien, tai vyksta labai paprastai. Lietuvoje veikia visokiausios struktūros, visokio plauko struktūrų yra tame tarpe, tarp tų struktūrų yra privažiavę iš Jungtinių Amerikos valstybių, visokiausi dėdės, tetulės čia sėdi ir žiūri ir prižiūri vietinius, kad vietiniai gerai dirbtų savo šeimininkui, ir jie būtent dabar jiem yra didžiulė grėsmė, kylantis visuomeniniai judėjimai, visuomenininkai, kalbantis, aptariantis geopolitiką, kuri mes žinom, kad amerikonam pareina krantai, perima visą, kaip sakant, didysis brolis kinietis su didžiuoju broliu rusų ir visais kitais šalia, tai yra baltarusais. Ir jiem yra labai svarbu, kas šitoj vasalų šaleliai vyksta ir kad nebūtų pakeistas naratyvas, nebūtų formuojama kitokia nuomonė, kad nebūtų šitas, vadinkim, tas burbulas toks informacinio srauto, kad jis nebūtų pradurtas ir neduok dievė nebandytų jo pradurti viskai Ragelskiai ir Lekstučiai ir sugriauti delfinariumo El Ryto 15 minučių skleidžiamą visą šitą šūdą. Tai, šūdo monopolį. Šūdo monopolį. Tai ką jie daro? Jie paprastai sudaro sąrašiuką, kur yra grėsmė. Grėsmė, jie traktuoja taip grėsmę kaip nacionaliniam saugumui arba Lietuvai grėsmė, bet tai yra grėsmė vagims, banditam, parsidavėliam. Ir jie šitos sąrašiukus paduoda į baltąjį namuką, čia Lietuvoje baltasis namukas, siunčia už Atlanto dėdės ir tetos perdoda jau tiesiogiai, tarkim, YouTube'ui, ir YouTube'as, kaip sakant, išjungia. Klusniai daro. Jo, ir šitie išjungimai vyko ne Kubiliaus kontroliuojamui Google Lietuvoje atstovybėje, vis dėlto Kubilius čia nekaltas, Kubilius apskritai nekaltas Kubilius. Ne, tai šitoje vietoje reikia suprasti, kad Google atstovybė Lietuvoje jinai yra skirta ne turiniui kontroliuoti, jinai yra skirta priminėti reklamos užsakymams ir atstovauti šitą Google kompaniją būtent
pinigų uždirbimo sferoje. Tai yra, kadangi Google'as milžiniška korporacija, jisai turi savo vieną didžiausių reklamos servisų pasaulyje, internetinės reklamos, tai yra AdSense, taip pat tas, kas nori tenai reklamuotis, jisai registruojasi AdWords programoje, na, žodžiu, šita Kubiliaus atstovybė būtent šitiems reikalams yra svarstyti. Ir jie žiūri į galutinį total rezultatą, kiek uždirbta babkių ir viskas, ir jiems tai nelabai ten neįdomu. Ir jį įtarinėti, kad jisai čia gali prikišinėti pirštus prie turinio kontrolės, tai baikite. Čia žinot, kaip ne šitiems aborigenams spręsti, kas yra teisinga informacija, o kas ne. Ir todėl be abejo čia išjungimas, tas paskutinis, kai jis buvo. Pagaliau buvo Vaido kanalai išjungti, nes kiek gali būti, aš nesupratau. Mes su Laurinu, kai kalbėdom, Laurinas sako, kiek pas juos šiksim, būtent pas juos namuose. Ne, man daugiau negu 10 tų kanalų dėl politinių išjunginėjų, rusiškų ir lietuviškų, Vaidų ne vieno. Tai pradėjo Hebra sakyti, kad aš VSD dirbu. Nu, tai, elementariai. O kaip kitaip paaiškinti? Taip. Aš ir pats sėdžiu ir Eglutė visada sakau, ateis, pamatysi vienas rytas, išaušta tas rytas, kada mes gausim pranešimus ir pasakys, kad išjungtai. Ir tas rytas išaušta. Užsiaugino iki 32 000 kanalą, jau tenai. Beje, pagal peržiūrų skaičių, pagal kiekį, tai tu labai arti tos visos Laisvės televizijos. Nu, taip. Buvai. Nu, tai grubiai tariant, jie negaligi palikti tokios auditorijos be priežiūros. Bet kodėl jie taip ilgai tave palikinėjo, čia yra baisus klausimas. O kodėl mane medžiojo, man irgi kitas klausimas. Gerai, aš išduosiu paslaptį žiūrovams, kurie nežino, tik tu žinai. Šiaip tas kanalas Būkime vieningi, senasis, galingasis kanalas, jis yra išjungtas nuo sausio mėnesio. Bet bandė išjungti. Jo, jis buvo išjungtas iš tikrųjų, bet ten buvo programinė klaida, kokią mes turėjom bajerį. Jie išjungė sausio mėnesį iš tikrųjų tą kanalą. Taip. Ir aš negalėjau prisijungti prie paskyros ir visą kitą, aš negalėjau prisijungti nei iš Google paskyros, nei iš kompiuterio, nei iš telefono, kuris turi naujesnę nei 13 Android versiją. Bet jie paliko kažkokią programinę klaidą, kad aš galėjau iš senesnio Androido, tarkim, turėjau seną telefoną, ten kažkokį tą planšetį, tokį, bet ten mikrofonas buvo pagedęs, jau girdėti nebėjo. Ir aš jį naudodavau kaip navigatorių kartais, ar šiaip kur nors. Ir aš, tada išjungiau, viskas, jau galvoju, nušakęs. Bet, žinai, išjungimas buvo toks, tu nieko negalėjai pakeisti, nieko įkelti, nieko, bet jisai veikia, žiūrėt galėjo. Ir aš tada pabandžiau per YouTube studijo, veikia. Tai kaip darydavom, montuodavom su kompiuteriu, keldavom į telefoną iš kompiuterio. Į seną ir į telefoną labai sunku įkelti, nes ten minimaliai tos atminties. Tai gerai, viską ištryniau, absoliutiškai palikau tik tai, kad funkcionuotų. Ir ten jie tos pranešimus siunčia, reikia jį atnaujinti. Ir per tą telefoną keliam. Ir aš žinojau visą laiką, kad tai yra čia tik laiko klausimas, kada jie išjungs. Ir jie išjungia. Dabar klausimas kitas, Laurinai. Kodėl mus išjungia, o tarkim kitų neišjungia? Malinausko neišjungia, Tapino neišjungia, Janutienės, Arlausko ir taip toliau. Tu iš karto sakai Malinauskas, Tapinas. Malinauskas, Tapinas yra tiesiogiai šitie emisarai informacinėme kare. Ciucikai šitie, jo. Taip, jie yra koviniai ciusikai, koviniai šunys, kurių darbas yra apdoroti Lietuvos aborigenų smegenis ir jie sąžiningai šitą užduotį vykdo. Todėl jų niekada YouTube'as neišjunginės. Jiems leis labai daug, aš net esu garantuotas, kad jie už savo keiksmažodžius, už savo persiekimus, už savo... Nieko nesako. Pavyzdžiui, yra Laisvės TV Demiko, yra atskirai ten. Pila pūro, konkrečiai pūro, jaunimo durninimui visiškai, aborigeninimui. Ir nieks lieka, vienu žodžiu. Prie šiandieninės atvarkos pakol kas, jie turi stogą ir jie dabar jaučiasi karaliukai, ten viskas turi. Jie ne stogą turi. Jie klusniai vykdo savo YouTube'o šeimininkų, savininkų politiką. Ir viskas. Gerai. Niekas jų asmeniškai nestoguoja, žinok. Šitam šeimininkui jie yra per maži. Teisėsauga stoguoja. Esu rašęs pareiškimus, buvo per YouTube'ą, tiesiog išvadino ten, keiksmažodžiais, belekaip. Tai yra baudžiamoji atsakomybė, tyčiamasis, priekabiavimas prie žmogaus per visuomenės informavimo priemonę. Tai iš karto patį prieš tai nuteisė prieš kelias dienas už tai, kad būtent per informacinį tą per YouTube'ą kažką ten
pakeikė kažkokį policajų ir nubaudė. Žiūrėk, gerai, šitie jau kaip ir aiškus, Tapinas, ten Malinauskas, viskas aišku. O dabar prie kitų. O prieikim prie opozicijos, prieikim prie Janutinės, prieikim prie Gorienės, prieikim prie Orlausko, prieikim, kas dar tokie čia yra visokie. Neredaguota yra, kitaip. Kodėl šitų neišjungia? Neredaguota iš karto galima iš šitų išmesti. Priskiriam prie Tapino ir Malinauskų, čia yra ta pati šobla. O dabar kodėl Janutinė, Orlauskas, kitaip. Gorienės karštas komentaras. Perspėkim, kad OPTV Janutinės buvo gavus straiką dėl skiepų, dėl vakcinavimo. Taip, bet dėl skiepų, dėl vakcinavimo ir gavosi, kaip supratau, ne vieną, nes jinai staigiai šitą... Antras jau. Antras, trečias jai būtų kanalo uždarimas, todėl jinai prasivalė savo turinį, kuris gali patekti po šitą. Vadinasi, kaip čia pasakius, tuo momentu, kol jinai lojo sąžiningai, teisingai proamerikonišką poziciją, jai buvo leista daugiau ir apie skiepus laisviau kalbėti. O paskui, baigėsi šitą, kaip čia pasakius, jai suteiktas veikimo langelis ir aš manau kitas momentas, kadangi jinai vėlgi su savo auditorija pasiekė tą lygį, kai jinai perspjona jau tiesioginius šitos JAV siusikus, kaip Tapiną, Malinauską, ir tokiai auditorijai jau reikia, pataisyti jos naratyvą, pakoreguoti, jog suprastų, kad jinai truputį pradeda išeidinėti iš tos vagos. Kad rusofobijos vien nepakanka. Taip. Vien rusofobijos ir pilimo. Aš nebejoju, jeigu Janutinė ten pasieks 100 000, perlip 100 000 prenumeratorių, kai sugrįš į tą pagrindinį kanalą. Neišjungs. Jinai pradės ne tik rinkti paramą Ukrainai, bet jinai pradės raginti pasiskiepyti, pradės už čia tas daugiaspalvės sąjungą, agituoti, stos jinai į tą liberastinį propagandos kelią, tvarkingai, tik tai Los ant Landsbergio. Nes loti ant Landsbergio galima, kitaip nebūtų demokratijos. Tai mes prieinam išvados prie to, kad jie tiesiog jiems yra leidžiama loti ant Landsbergio, bet jie turi išlaikyti pagrindinę kryptį, geopolitinę šeimininko kryptį. Rusai puola, rusai blogis, rusai, ruskai, Putinas blogis, Krugeri žudikas ir taip toliau, geria krauja ir taip toliau. Šitą varai, viskas tvarkoja, tau žalia šviesa. Biškiuką ten primažinai, pradėjai labai ten apie skiepus kalbėti, tau geltoną dar įjungia, sako, biški pristok, pastovi išjungia, vėl toliau varyk. Tai ir yra ta kontroliuojamoji opozicija vadinama. Kontroliuojama tokia, prižiūrima ant plauko, nes vis dėlto šeimininkui, kaip aš sakau, jiem yra visiškai pohvių. Ar tai Karbauskis bus, ar tai darbiečiai, ar socdemai, ar laisvūnai, ar liberalai, svarbu. Ar Landsbergis. Ar visiškai jiem yra nesvarbu, svarbu, kad varyti naratyvą. Rusofobija. Todėl. O kodėl tas naratyvas yra reikalingas? Tam, kad šita teritorija toliau būtų tiesiogiai valdoma, kontroliuojama Amerikos, o niekas taip nesuvienyje kaip bendras priešas. Čia yra senas, yra du skirtingi apibūdinimai, kas yra tauta, kas yra valstybė ir kaip jinai susiformuoja. Vienas yra suformuluotas Stalino, tik tai be jo vardo ir autorystės platinamas, tai yra žmonių bendruomenė gyvenanti tam tikroje teritorijoje su istorinė patirtimi ir savo bendra kultūra. O kitas tai yra žmonių bendruomenė, kurią subūrė ir apjungia bendras priešas. Tai yra sionisto Gerslio pasiūlytas apibrėžimas. Ir pagal šitą apibrėžimą gyvena Amerika, gyvena Izraelis, gyvena kitos šalis, kurias puola Rusas. Rusas puola ir todėl jie yra vieni bendri, viena bendrystė, ir mes esame vakarų pasaulyje, kurį puola Rusas. Ir jeigu Rusas nustos pulti, ko mes tada esame NATO, ko mes tada esame Amerika, ką mums reikalinga Amerika. Ir kaip kelti finansavimą NATO gynybai, kaip, iš ko, dėl ko. Nes pasižiūrėk, mūsų asmeninėme būtinėme gyvenime Amerikos kaip po tokios yra labai mažai.
masinė produkcija iš Kinijos, iš šitų tolimųjų rytų, ten Indija, Pakistanas, drabužiai iš Pakistano, ten medvilnė iš Indijos, maistas, ten kažkoks pistacijos iš Alžyro, iš Turkijos. Amerikos pas mus yra ypatingai mažai. Netgi amerikietiški automobiliai iš Meksikos yra. Žodžiu, tai kas mums ta Amerika yra, jeigu mes savo realiam gyvenime jos nesutinkame. Nei skalbimo mašinose, nei kompiuteriuose. Kompiuterius yra? Dėlai ten visą kitą. Jie visi pagaminti Rytų Azijoje. Nu taip. Jie visi Rytuose pagaminti. Jo, ten tik tai visos tos technologijos, visos ten tos programos. Apple kompiuteriai Kinijoje, taip, jos rinkinėjami Kinijoje, vaizdo kameros Japonijoje, Korejoje ir taip toliau. Bet, vat, kažkodėl Amerika yra pagrindinis šitas, pasaulio taisyklės, vakarų pasaulio ir viso pasaulio taisyklės formuojanti valstybė. Taip yra sakoma. Žiūrėk, vakar gerą girdėjau tokį papasakojimą. Tipo, kaip paaiškinti idiotai, kodėl kaip galima išprognozuoti, kad Rusija puls arba nepuls. Gerą paaiškinimą. Sako, įsivaizduokit, yra nuosavi namukai, galima imti netgi amerikonišką tokį variantą, su sklipukais, tvorelės, namukai ir taip pat gražiai gyvena namukose. Yra vienas namukas. Taip. Ten gyvena lietuvis, namukė. Siena už sienos gyvena rusas. Už lietuvio ten gyvena anglas. To amerikonas gyvena. Ir amerikonas su anglu kviečiasi visą lietuvį po save pagerti. Alaus, šašlikų, vaišina, duoda pinigų, šiaip savo, duoda pinigų. Sako, bet tu davai pasvaidyk per tvorą ant rusų, pasvaidyk šiukšlės visokias. Sako, svaidyk šiukšlės. Tu pašūkau, kad Ne, jis sako ne taip. Tu žinok, sako, tu esi nuostabus bičas ir tu gyventum taip pat kaip mes, bet tave, blėt, ruskiai sengia. Ne, tai aš prie to ir noriu... Ir todėl. Tai aš noriu papasakoti. Jo, tu svaidai šiukšlės, tu spjaudais, tu rodai fakus per tvorą. Rusas, tas kaimynas, jisai sako, kantrus toksai, sako, gal durnas, gal užgėrė, gal dar neišsipagiriojo, gal šiaip nuotaika, gal su žmona susipyko, žinai. Ir taip, ir vis bando savo įteiginėti, kad gal kažkas nutiko. Jo. Ir niekada nesikviečia pas save pagerti. Niekada nesikviečia pas amerikonus ir anglus pagerti. Ir pastoja į tą ir tą. Ir vieną dieną pasikviečia tą lietuvį, tie kaimynai, pasikviečia pas save, sako, žinok, mes jau jaučiam, kad jis vieną dieną planuoja tave užpult. Sako, nesąmonė, bet mes tave apginsim. Mes viską padarysim, kad to neįvyktų. Bet tu apie tai pranešk ir kitiem kaimynam, kad jis planuoja tave pult. Ir pist vieną dieną rusas užpuolė. Paėmė ir užpuolė vargšą lietuvėlį, kaimyną, kuris gyvena ramiai, draugauja su anglais, su amerikonais, valgo čipsus, barbecue kepa, Coca-Cola užsigeria, viskas gerai. A čia įsivaizduok, tas, kuris užsidaręs ten, visko turintis. Jis ten visko turi, visko turi. Nesidalina su tais. Net neprisijungia, neduoda, supranti. Pasistatęs tvorą, savo gyvena palei savo taisyklės. Ne taip žolę augina, kaip mes visi ten jauna, trešia. Nuo dvigyslių purškia, nuo samanų trašą barsto, kad samanų nebūtų. A pas jį ten ir ramunės auga. Ir aguonas, ir rugiagėlis. Pas jį vietos matai labai daug. Jo, sklypas didesnis. Ir jis gyvena taip. Ir kiek mes kartų jiems sakėm su kaimynais, nereikia tų rugiagėlių, nereikia tų dobiliukų, naikink dobiliukus, puršk nuo dvigyslių, nuo dvilapių tų visų, viską daryk. A jis ne, jis gyvena taip. Ir vieną dieną sugalvojo užpulti. Ir toks aš bandau taip pat pasakoti, vakar perskaičiau tą, ir užpuolė. Ir kaip yra lengva palei dabartinę situaciją paaiškinti, ar rusas puls ar nepuls Lietuvos. A ne?
Kas čia plaukia? Ne, nieks neplaukia pas Tai- šešėlis. tai Šešėlio tai- pradėjau. Savo šešėlio, pamačiau savo šešėlį. Vaidai, nu tai tu normaliai, tu įsijauti į šitą lietuvio vaidmenį. Ir pradėjau bijoti savo šešėlio. Taip, Tai yra normalu. tai yra normalu. Kas laukia visų, kada pradės visi lietuviai bijoti savo šešėlio. Jo. Tas nelietuvis. Kaip tau tas pasakojimas? Normalus, adekvatus toksai? Žinai, labai daug va šitų va tokių va metaforiškų istorijų būtent per paskutinius metus buvo pasakojama. O situacija yra labai paprasta. Ir jie neslėpdami vat, prakalbėjo du žmonės. Nu, vienas žmogus, o kiti tenai tokie pasislėpę po kažkokiais anoniminiais pseudonimais. Tai vat, tas žmogus yra Prancūzijoje Kinijos ambasadorius. O čia vatų vata? Lu Šaje. Taip. Ir jisai pasakė. Palauk. Ir Jo pavardė įdomi. Ai, ne, Ne, atsiprašau. ten tas kitas, Atsiprašau. Čia kur pasiuntinys į Ukrainą užplanuotas. Hujus, ne? Huinė. Jo. Tai va, žodžiu, o vat Lu Šaje Paryžiuje gražia prancūzų kalba paaiškino, kad, kalbant, kai jam žurnalistas iškėlė klausimą, kieno Krymas, ar ne, argi Krymas ne Ukrainos, bet ten, taip sakant, nukreipiant dėmesį nuo Krymo, jisai tai konceptualiai užklausė. Išsireiškė, kad ne viena potarybinė šalis nėra teisiškai materializavusi savo suverenitetą. Tai yra, nėra sutarčių, nėra apiforminta ir taip toliau. Vienintelė Rusijos federacija, jinai priėmusi visus sprendimus, visus tos juridinius aktus, kad jinai yra Tarybų sąjungos teisių perėmėja. Tai kadangi mes buvom Tarybų sąjungos dalis, norim to ar nenorim, bet mes buvom Tarybų sąjungos dalis, Rusija yra ir mūsų teisių perėmėja. Dėl to Ukrainos net sienos yra neratifikuotos, ar ne? Lietuvoje dokumentai nesutvarkyti. Visur, kur besi čia į tą juridinę dalį, tai yra chaosas, bardakas ir viskas aišku dėl to, kad čia teritorija. Pagal tarptautinę teisę mes esame nesuverenios valstybės, netarptautiniai teisų subjektai, mes esame teritorijos, tik tai mums durniukams. Apie tai nekalbama, mums nesakoma yra, žinai. Čia maždaug situacija yra tokia, įsivaizduok jiem kokį nors tenai šventę ar nesusibūrimą. Susirinkę ten suaugę ir susirinkę vaikai. Ir nedaug vaikučių laksta, ten dūksta savo tenai kažkokius žaidimus žaidžia, o suaugę susėdę prie stalų, kalbasi rimtai, sprendžia rimtus klausimus. Ir tie suaugę tai yra tie, kas sprendžia pasaulio reikalus, pasaulio gyvenimo būdą. O tie vaikučiai tai visos kitos šalis, kurios galvoja, kad jos dalyvauja šventėje, kad jos žygiuoja paraduose, kad jos turi Jiems duoda balionus, jiems duoda popkornų, stalą nukrauna, bet duoda tų. Taip. O patys atsėdi rimtai prie atskiro stalo ir sprendžia savo rimtus klausimus. Ir tie vaikučiai net nežino. Ir štai suaugęs, ar ne, tas Lu Šaje, ar ne, atsisuka nuo suaugusio stalo ir sako, čia šitie, kurie laksto, ar ne, jie tai nėra tarptautinės teisės subjektai, jų suverenitetas niekaip nematerializuotas yra. Ir staiga šitie vaikučiai, ką, mes nesubjektai, mes nematerializuoti. Mes Coca-Cola gėrėm, čipsus valgėm, mes nesuverenitetai, mes nesuverenus. Kaip čia? Gerai, sako, atsiprašau, ten Kinijos užsienio reikalų ministerija pasakė, Lu Šaje savo asmeninę nuomonę. Biškį užspaudė. Jo, sako, gerai, kad šitie nerėktų, mes čia pajokavome, ir kalbamės toliau, žinai, o šitie durneliai toliau vaklastam. Gerai, tu kalbėjai apie kiniečius, kaip sureagavo kiniečiai, O dabar. Bet gerai, pakalbėkime. Dabar nebaig, antra dalis. Lietuvos radio televizijos portalas, tas rašydamas apie šitą išpolį Kinijos, ar ne, jisai labai teisingai, jisai pasirodo, prasišnekėjo, prasitarė, ne, kad šiaip tai Kinijos ambasadoriai, ypatingai tokiose valstybėse didelėse, ar ne, jie negali turėti savo asmeninės nuomonės, jos reikšti. Taip, jo, nes jie ką be kalbėtų, jie kalba kaip pareigūnai. Kaip šalies atstovas. Jo. Taip. Tai vienas daiktas. Antras daiktas, ką jie parašė, išskyrė teziškai, kad Kinija bando užginčyti dabartinę pasaulio tvarką, kuriai vadovauja
JAV ir kuri yra grįsta taisyklėmis. Supranti, vat Lietuvos radio televizijos šitos durniukės, rašydamos straipsnelį, bandydamas apšikti Kiniją, ar ne, ir pakovoti už Lietuvos suverenitetą, jos pasakė, kad gyvename pagal JAV tvarką ir jų taisyklės. Ir LRT patvirtina, kad mes esame marionetinė valstybė, vykdanti visiškai JAV, yra JAV tvarka, palei JAV tvarką. Jokio suvereniteto nėra, patys patvirtina. Jo, čia yra labai gerai. Žiūrėk, prieikim prie to, kaip sureagavo į tai Kinijos Makaronas, tai yra Makronas, atsiprašau, Makronas, kaip sureagavo jo valstybėje esantis kažkoks kinietis, kuris kalba nesąmonės, ir kaip sureagavo Makronas. Makronas sakė, negalima taip. Negalima taip. Ne, tai vėl. Ne, tu supranti, atėjo pas Makroną į namus, atėjo kinietis ir sako, jūsų hebra, čia tie lietuviai, tie visi, jie yra niekas. Taip. O jis sako, taip negalima kalbėti. Makronas teisingai sako, kam šitos durniukus erzinti? Tegu gyvena jie savo iliuzijos. Jo, negalima. Nes iš tikrųjų rimti klausimai visada yra svarstomi, kaip čia pasakius, neįsileidžiant į tarpą tų, kas neturi apie juos žinoti. Būkime realistai. Mes tie susitarimai, kurie yra tarp Rusijos ir Kinijos, kurie yra tarp Rusijos ir JAV, kurie yra tarp Vokietijos ir JAV, tarp Vokietijos, Britanijos, mes jų tikrųjų nežinome. Vokiečiai prieš 20 metų, vokiečių patriotas, buvęs, dabar aš galvoju, ar gynybos ministrų, ar generolų vienu iš armijos vadų, parašė knygą apie ir išleido, ir išplatino Vokietijoje apie tai, kad Vokietija yra kolonija, kuri nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos yra teisiškai, juridiškai valdoma per JAV. Vokietijos kancleris yra derinamas Jungtinėse Amerikos valstijose, patvirtinamas. Šiandien vokiečiai išsirinko parlamentą, parlamentas išrinko kanclerį. O tą kanclerį patvirtina Jungtinės Amerikos valstijos. Dar įdomiausia, kad jie turi kažkokį tai prezidentą. Jie turi ir prezidentą dar, kad būtų prezidentas. Taip. Nepyk, bet aš žinau, sąžininkai prisipažįsiu, aš nežinau, kas jis. Žinok, Vaidai, aš manau, 2/3 vokiečių taip pat nežino, kas jis. Vokiečių nežino, ne tai, kad lietuvių, bet vokiečių nežino. Gerai, Vokietijos piliečių. Aš žinai vokietis vardas, iš kur kilimo pavadinimas. Vokietis, tai žemaičiai su kuokomis padaužė per šarvuotą rytą. Vokietis, neim prakalti, nes buvo šarvuoti, jie buvo šarvuoti kryžiuočiai, daužė savo vokietis, ir nuo to įkilo vokietis. Taip. O taip, German. Nes kitur arba Niemės, arba German. Niemės tai toks neina susikalbėti, Nimoj. Toks neina, nesusikalbėti, sako, Niemės. Dėl to ir kilo. Labai viskas yra paprasta, kaip nesinai sužinojom, ką reiškia žodis kadagys. Nusodinom kadagius ir jie sunkiai prigyja, po to išsiaiškinom, kad kadagis sodinant, kai tu miškiai iškasi, turi užsirišti, geriausiai šniuriuką, pavyzdžiui, šiaurė susirandi ir parsivežti į pačią vietą, nes kadagys. Kada neprigys, kadagys. Kada labai sunkiai prigyja, tai sužinojom, tai ne vienas žmogus pranešė. Yra tie žodžiai, mes kartais netkreipiam dėmesį, ką jie reiškia. Tai vokietis, Niemets, Nimoj ir kadagys, yra labai daug žodžių tokių. Tai gerai, apie Europą, tą suverenę Europą. Mes šiek tiek apkalbėjom, kas kodėl išjunginė tos kanalus. Ir dabar mes turim prieiti prie labai aktualios visom temos, prie laiminčios Ukrainos. Pakalbėsim apie laiminčią Ukrainą, kaip jie laimi. Ir paprašysiu Lauryno įvardinti Ukrainos laimėjimus, kiek Ukraina per metus laiko laimėjo šitam kare ir ką jie laimėjo, kad galit laimėjimus pavardinti. Ką Ukraina laimėjo. Taip sąžiningai, tvarkingai, miestą po miesto pavardinkit, ką Ukraina laimėjo. Aš manau, Vaidai, pirmiausia, reikia atvirai pasakyti, kad pagrindinis Ukrainos laimėjimas arba Ukrainos, kadangi jinai yra prie krašto. Tai seniau nebuvo tokios Ukrainos, nevadinos Ukraina, Rusijos pakraštys. Šiaip tai, jeigu jau taip pat apie Rusijos pakraštį sąžiningai, tai buvo apie 20 toponimų vadinamų Ukraina. Palei Rusijos pakraštį. Kijevo Rusijos krain. Jau ten buvo ir vienoj pusėje Ukraina, ir kitoj pusėje apie 20 tų pašalių Rusijos buvo vadinama Ukraina.
Vienokia Ukraina, kitokia, panašiai kaip baltoji Rusija, juodoji Rusija, raudonoji. Prie krašto, prie pakraščiai. Tai va, bet ukrainiečiai kažkodėl baisiai nervinasi, kai aš kalbėdamas rusiškai tenai kirčiuoju, Ukrainą, sakau, jie sako, būtinai atsiranda komentatorių, kurie rašo, neteisingas kirtis, Ukraina turi būti. Ką padarysi? Ukraina, žodžiu, tai vėl mes grįžtame, kadagys, vokietis, Ukraina, turime teisingai, nes tai yra esmė, tai yra būtent iškraipama, kaip, pavyzdžiui, atėjo lietuviai Žemaitija ir išpurgaipė visus pavadinimus miestų, pavyzdžiui, pakeitė. Esmė dingsta, bet kad teisingai užkirčiuoji, tada viskas aišku. Palanga. Tai palanga, jūra palanga, tai yra daug, ir čia yra Ukraina, pakraštys, viskas tvarko. Ne, tai viskas tvarko, nėra pykti, yra valstybė pakraštyje, susidariusi istorijos. Sako Baltarusija, baltieji rusai, ne Gudija, sako. Labą dieną, pala, jeigu Gruzina yra Sakartvelas, labą dieną, kas nusprendė ir kodėl, tai va čia taip ir yra tie žaidimai. Jo, bet gerai, grįžtame. Pagrindinis Ukrainos laimėjimas yra tai, kad jinai vis dar yra. Pažiūrėkit, gerbim operatorių, ar Laurinas neišplaukė iš vaizdo, neišėjo, viskas gerai. Taip tolsta nuo manęs, toks jausmas, kad koks Malinauskas čia sėdėtų pas manęs studijai, tai bandot patolti nuo manęs. Tai va, šitą pagrindinis laimėjimas, jinai vis dar yra. Nes buvo tokių teigiančių, kad per 3 dienas paims Kijevą, ir Ukrainos nebebus. Bet įdomiausia, kad tie, kas sakė, jog per 3 dienas paims Kijevą, tai buvo būtent vakarų pusėje, vakarų žurnalistai rėkė, kad štai dabar rusai per 3 dienas paims Kijevą. Jiems kažkodėl labai norėjosi, kad rusai paimtų Kijevą, jeigu ne per 3 dienas, tai bent per 3 savaitės. Kad Ukrainos nebeliktų greitai. O jinai yra. Ir tai yra pagrindinis jos laimėjimas. Bet mano akimis tai yra ir pagrindinis Rusijos laimėjimas. Žiūrėk, bet dabar prie Rusijos grįšim, aš dabar tave pertrauksiu. Tu kai kalbi apie Ukrainos laimėjimą ir bandymą paimti per 3 dienas. Taip. Per 3 dienas tai buvo kalba apie suverenios, savarankiškos Ukrainos paėmimą. O kai mes dabar kalbam apie jos laimėjimus, tai mes jau nebegalim sakyti, kad tai laimėjo Ukraina. Tai, ką laimėjo ar ką išsaugojo, tai jau yra vakarų laimėjimas. Draugelį, tu ką, pamiršai, kiek Amerika su Europą sukišo pinigų ir tu dabar sumenkini Europą, tu sumenkini vakarus, tu sumenkini Amerikoną, tu sumenkini Čekiją, Slovakiją, kiek yra šalis prikišusios ginklų. Milijardų šovinių vienetai skaičiuoti. Taip. Ir tu dabar sakai, o čia Ukraina laimė. Palaukit. Vaidai. Jeigu per 3 dienas Ukraina paimtai 3 dienas Ukraina, bet jeigu jau dabar kalbam, kas ten kovoja, tai mes turim pasakyti, kas kovoja. Vakarai Ukrainoje su ukrainiečių pagalba. Tai apie tai ir yra kalba, kad Ukrainos atstovėti metai su viršum, ar ne, tai yra be abejo su viso pasaulio pagalba. Jau, kur tau viso pasaulio? Viso pasaulio. Ne, taigi kaip sako, visas pasaulis pasmerkė Rusijos agresiją. Tu ta prasme. Visas pasaulis remia Ukrainą. Pridėkim vieną žodį ir visiems bus aišku. Demokratinio pasaulio. Demokratinio. Civilizuoto. Civilizuoto, nes tai, pavyzdžiui, Žygimantas Pavilionis man sako, man patinka, kai jis sako, demokratijos pasaulis palaiko, visas demokratijos pasaulis. Tai reiškia, nuo amerikonų visi ciucikai tie skaitos demokratijos pasaulis, bet jeigu imkim, Indija, Iraną, Kinija, Turkija, jau čia nebe demokratijos pasaulis. Jo, čia ne, tai kokia Kinija gali būti demokratija, kokia ten Indija gali būti demokratija, kur tenai yra... Tokias mažytas tas. Čia šalis tokios. Beje, Indijoje vien komunistų partijų yra 4. Indijoje? Taip. Ten yra didžiausia parlamentinė respublika pasaulyje, Indija, pagal gyventojų skaičių. Tai va, Kinijoje viena komunistų partija, o Indijoje 4. Nekalbant apie visas kitas. Tai Indijoje yra demokratija, yra 4 partijos, o... Komunistų partijos. Aš sakau vieną, kiek ten visų kitų partijų, aš net nežinau. Ten yra demokratinis komunizmas,
O Vaidai, Kinija yra diktatūrinis komunizmas, kada tik viena. Aš neteisingai traktuoju. Indijai komunistai, nežinau, kiek jie ten turi parlamente vietų. Aš sakau, kad pas mus yra liberalai tokie, liberalai kitokie, Laisvės partija, Vis tiek liberalai. Liberalai konservatoriai. Vis tiek liberalai. Vis tiek liberalai, taip. Darbiečiai vis tiek liberalai, socdemai vis tiek liberalai. Mes turime apie kokią 10 liberalinių partijų. Taip? Jo. Kiek liberalinių partijų Indijoje yra, aš nežinau. Aš žinau, kad ten yra 4 komunistų partijos. Baisu. Tai jeigu yra 4 komunistų, tai ten liberalų kokie 30 turėtų būti partijų. Niekad kojas į Indiją, tie komunistais apsileidė. Tai va, jo, bet tie komunistais apsileidė, jų neuždraudė kažkodėl, matyt, dėl to, kad per mažai civilizuoti. Tai va, yra pikti liežuviai kalba, kad tas vadinamas civilizuotas pasaulis sudaro viso labo 15% nuo viso pasaulio gyventojų skaičiaus. Nuo mūsų planetėlės. Nuo mūsų, jo, bet skaičiuojant nuo planetėlės. Gerai, dėkim 20. O šitą, suapalinkim, gerai, taip. 20. O ekonominė veikla jų jau yra BVP, kuris yra skaičiuojamas, jau jisai netgi išpučiant ant tą Amerikos BVP, kuris yra tenai ant tuščio padarytas, jau yra mažiau negu pusė. Jau 46% to BVP, bet tai yra visas pasaulis, nes kito pasaulio mes neturime. Neturime. Yra demokratinis pasaulis ir šiaip yra pasaulis. Taip. Čia kalba, pavyzdžiui, Gimantas Pavilionis kalba apie demokratinį pasaulį. Tai čia yra atskira. Bet mes pabėgom nuo Ukrainos ir nuo jos. Tai laimėjimai. Kokie? Laimėjimai tai, kad jinai yra, kad jinai praradusi viso labo 25-20% savo teritorijos, bet jinai ją atsikovos, jinai ruošia kontrpuolimą. Sakė, kad jau vyksta. Taip, kontrpuolimas buvo pažadėtas praeitą rudenį, kad rudens tik tai šaltis truputėlį tą drėgmę sugers, taip, tik tai įšalas pareis ir iš karto galės tankai važiuoti, vaduoti Krymą. Tai dabar atviršiai, dabar laukia, kol išdžiūs tas pavasarinis spoludis vanduo, per daug prilijo. Neina pravažiuoti. Neina pravažiuoti. Nes tie leopardai smunka, žinai, ten sunki technika. Tai puikiai technika. Puikiai technika, tik tai jai reikia puikių sąlygų. Viskas. Asfalto kaip parketo ir tada leopardai kariauja puikiai. Pavyzdžiui, Ferraris yra kieta mašina, bet pajūrių nepasivažinės. Nepasivažinės. Tai Vilniaus senamiesčio nepasivažinėsi. Tenai daužo Ferrari dugnus, karterius pramuša Vilnių senamiestį važinėdami. Nusiperka žmogus normalus Ferrari, ar ne, nes Lietuvoje normalų žmonės gyvena, jie gali savo Ferrari leisti. Ir nėra kaip prasinešti Vilniaus gatvėmis. Dėl to Matijošaitis ir padarė Kaune gerus kelius, nes jis turi Ferrari. Viską dėl savęs daro tie, žinai. Taip. Jeigu kaip čia mūsų valdžia stengiasi ir dirba dėl Lietuvos, tai Matijošaitis tik tai dėl savęs daro. Tik dėl savęs jisai Kauną tvarko. Bet gerai, jisai šaunuolis leidžia tom gatvėm ir kitiem važinėtis. A, ne? Gali kitų Ferrarius pirkti tada. Šiaip tai jo. Maladės. Neuždraudė. Maladės. Demokratija. Tikroji demokratija yra tik Kaune pas Matijošaitis. Šaunuolis Matijošaitis, labai šaunuolis, pristatė visokių vyčių, visko, ko neleido Vilniui. Žinok, taip, kad Kaune viskas, jo. Buvai prie Vyčio? Buvau. Visai nesenai. Atskleisiu paslaptį. Matei, kokie yra nušveisti to Vyčio pautai? Nučiupinėti. Nušveisti iki blizgės. Taip. Žinai, kai būna kokia bronzinė skulptūra, ten kažkokios dalis, ten žmonės labiau liečia ir jos nusišviečia. Ten kokio šuniuko nosį, ten katino ausytės, dar panašiai. O šitam Vyčiui pautai nublizginti. Telšiuose meškai nublizginti. Žalvarį. O žinai dėl ko? O todėl, kad jisai turi stebuklingą savybę. Kadangi tenai visos Lietuvos vytis pagrindinis, ar ne? O žirgas, eržilas, tai yra vaisingumo simbolis. Tai tie, kam yra problema su erekcija, kam problema su vaisingumu, naktimis ten ateina ir užsikrauna energiją. Matijošaitiška energija. Šaunuolis. Ne, visos Lietuvos. Kaunas ten suteka, visi sutrina, suneša, kam reikia, ateina pasiima, supratau. Ten suteka Neris su Nemunu, sueitis Neries ir Nemuno, tu supranti. Ten totaliai, ten Aukuras, beje, netoli stovi. Matijošaičio reklamas jau nebereikia, jis jau laimėjo. Jau laimėjo. Viskas, jo, jis jau laimėjo. Gerai, bet... Grįžtam prie Ukrainos laimėjimo. Tai Ukraina netrukus atsiims Krymą, viskas tam yra paruošta. Ukraina Bachmutas iki šiol stovi. Bachmuto niekaip neįkanda šitie orkai. Kaip supras stovi Bachmutas? Stovi.
Guli, stovi. Nu, miestas, sako, kol miestas yra priešo neužimtas, tol jisai stovi. Nu, kaip tvirtovė, ar ne? Aha, yra. Tai vat, galima būtų Bachmutą lyginti su Stalingradu, bet Stalingradas labai blogas pavyzdys, nes tenai šitie tarybinis okupantas varė savo žmonės į mėsą, tiesiog tenai krauju viską sulaisėta ir vokiečius užvertė lavonais, ar ne? O Bachmute ukrainiečiai taip ramiai stumė ten tos orkus, traiško žudo, naikina, ten kiek mane pasiekė žinios, tai jau Rusijoje nebeliko kalinių padariusių sunkius nusikaltimus, nes visus pasiėmė savo tasai Prigožinas į savo privačią armiją, šitą Vagnerio grupuotę, ir juos visus utilizavo Bachmute. Praktiškai jau Rusijos kalėjimai yra ištuštėti. Būtų faina, pavyzdžiui, likę tik tai niemašinė tokia. Lietuvoje kalėjimus sukišti visus Lietuvos banditus, visus, kurie vagia 30 metų plėšė Lietuvą ir išsiųsti pakariauti Bachmutą. Ukrainos pusėje. Nu, tai aišku, kad Ukrainos, tai aišku, Ukraina. Būtų toks sąžiningas, nu, pavyzdžiui, rusai ima kalinius, ne, siunčia, Lietuva taip pat galėtų nuteisti juos, ne, ir paimti ir siūsti, ne, ir tada būtų faina. Vaidai, man dabar klausimas kyla. Mes truputį kaip ir rimtai pradėjome apie YouTube, taip toliau, o dabar čia kažkur jau klystame į paralelinę realybę. Ne, čia mano svajonė. Čia mano laki svajonė, tokia fantazija. Ne, aš turiu omeny paralelinę realybę, tai yra apie Ukrainos pergalės ir taip toliau, apie ten Prigožino kalinius. Ar kokių naratyvų mes toliau tęsime? Ar mes Žinai, ką mes darysime? Ar mes turime... Ar iš to pasakysiu? Pasakyk. Mes elgiamės toliau kaip debilai, galvodami, kad darom video YouTube'ui. Žinai, kodėl? Vat čia yra pasąmonė. Tai sakai, kaip mūsų YouTube'as išauklėja. Tragiškai. Vat įsivaizduoju, mes kalbam dėl to, kad bijom, kad neišjungtų YouTube'as kanalą. O dabar mes dar negalim suprasti, kad mes jau nebe YouTube'ą kalbam ir negalim sakyti, kad... Ir galime, jo. Dabar, gerai, paklausk manęs, kaip sekasi Ukrainai. Kaip sekasi Ukrainai? Ukrainai yra chujovai. Ukrainai yra antiek blogai, kad realiai kariai nebeturi ginklų, trūksta šovinių, aptarnavimas Bachmute yra tragiškas, atsitraukti praktiškai kelio nėra, apšaudomas belė kokiais ginklais ten ir jau ir tom dujiniam ir visa kita. Aišku, rusai ten metė belė ką. Rašo apie tai netgi Delfy 15 minučių rytai, kad jie trūksta tiesiog amunicijos trūksta, nebeturi ir jie ten kontroliuoja viso labo 10-15% miesto teritorijos. Jie realiai ten yra įsispaudę, kažkokį tai tą tuneliuką ten turi, tais lauko keliukais ten kartais pavyksta biškiuką išsigabent, kažką pasipildyti. Na, aš mačiau vaizdo įrašus ukrainiečių pačių, tai ten tasai keliukas, jisai iš abiejų pusių su daužytom mašinomis. Šimtai mašinų, tankiečių, džipų, tų pačių pridovanotų iš Lietuvos su lietuviškais numeriais. Tarp kitko užfiksuota yra, apdegę, sudegę stovi pakelėse ir jie ten... Ir man patinka tie video, kaip žinai, varo ir tie ukrainiečiai jau, įsivaizduok, tu važiuoji, tai šaudo. Ir jiem pavyksta, prasižus šaudami, jie jau Ukrainos gilesnį vietą, jie sako, yes. Ir tas toksai, laimė, pavyko ištrūkti. Tai yra, normalu, žinai, žmonėm pavyko ištrūkti nenušautiem. Bet ir tai parodo tikrą situaciją, kaip sunku, sąžininkai, čia be jokios pizdiožai, be jokių, ten kaip sakant, pasidirgimo, jokių būdų aš nenoriu pasidirbti iš Ukrainos karių, ar sumenkinti jų, ar suniekinti. Ne, tikrai, žmonės yra be galo laimingi, kad jiems pavyksta ištrūkti šitos mėsmalės. Ten yra mėsmalė, ten žuvo Ukrainos karių, ten žuvo Rusijos karių, bet situacija ten yra labai labai bloga. Ir ukrainiečiam, jeigu užduot klausimą, kaip sekas Ukrainai, tai galit mieliai patys paimti, suskaičiuoti, kiek miestų, kiek kaimelių yra, galim įvardinti tą žodį, okupavus Rusiją. Negalima sakyti, kad atkovojus, nes tai jau BK iš karto užkabins, nes jis čia taip ir taip palaikai. Gerai, kiek yra okupavus, kiek yra, vartokim neutralų žodį, užėmus Rusiją. Kiek yra užėmus Rusiją šitų kaimelių ir miestelių? Tai jų yra šimtai. Jų daugiau, jų ne šimtai, jų yra tūkstančiai. Nes ta teritorija... Jeigu ten mažiukus, ten kur 5 trobos, jeigu visas gyvenam... Palei pavadinimus, tai jau tūkstančiai. Bet jeigu imkim tokį, vadinkim, ten, kaip sakau, bažnytkaimio mūsų lygmens kaimelių, miestelių. Pagal tą teritoriją, kokia yra užimta, pagal prieškarinį gyventojų skaičių,
tai yra 8 milijonai gyventojų. Na taip. Toje teritorijoje, kurią dabar kontroliuoja Rusija, buvusioje Ukrainos teritorijoje. Gerai, sakykim, kaip 2 Lietuvos. Daugiau. Daugiau. Jo, palei teritoriją bus kažkur 3 Lietuvos. Šiaip tai pagal, tai vat lyginant Lietuva, Latvija, Estija ir dar gabalas Lenkijos, tai vat tokia teritorija. Nu tai gerai, kaip 3 Lietuvos, imkim, taip nesismulkinant, ten nepasiruošiam tam, net negalvojau, šnekėti nesiruošiau, prisipažįstu, bet imkim, tam, kad nepadauginti, po to sakys, tai įsivaizduok, kaip 3 Lietuvos, Rusai yra užėmę tiek teritorijas. Ir dabar tai, ką rodo per žiniasklaidą, Rusai blogi, Rusai ten viskas tvarkoja. Jie yra blogi, taip yra blogi, nes jie įsiveržė į Ukrainą ir užiminėjo jų teritorijas. Bet tai, kad rašoma, kad Rusai nebeturi ginklų, Rusai ten tokie, Rusai ten vagia kažkokias skalbimo mašinas, ten nebeturi kažkokių mikroschemų, Rusai nebeturi šaudmenų, rusų kariai ten blogi, ten tie kaliniai kažkokie visą ten pasakoja. Ir kas iš to? Nu, vat kas iš to, kad jūs rašot tą briedą, ir kas iš to, kad jūs bandot apkvailinti tą visuomenę, bet esmė, 3 Lietuvos yra paimtos ir pakol kas Ukrainai nesiseka jų atsikovoti. Nu, per kur sekasi, parodykit jūs man. Kiekvieną dieną atsidarai L rytą, rodoma, kiek žuvo Rusijos karių. Ir toks jausmas, kad Ukrainos kariai yra nemirtingi. Taip. Toks jausmas, kad atsidarius Delfi L ryto, nuraskit, mėlyjei, Delfi L ryte, kiek yra žuvusių Ukrainos karių. Raskit. O kaip tu, Vaidai, įsivaizduoji, kitaip gali veikti propagandinis karas vienoje iš kariaujančių pusių? Nepamirš, tu labai teisingai pasakei, kad už Ukrainą kariauja tas demokratinis pasaulis. Taip, ir Lietuva, mes esame to demokratinio pasaulio dalis. Man pasinta žodį, tai girčiuoti, demokratija. Demokratijos, taip. Demokratijos. Mes esame įdemokratinti į tą pasaulį, esame užimti, tiesiogiai valdomi iš Jungtinių Amerikos valstybių. Žodžiu, jokios asmeninio suvereniteto neturime. Mūsų pinigai eina į Ukrainą, Latvijos pinigai eina į Ukrainą ir taip toliau. Bet visi mes esame tenai įsūdyti į tą karą. Taip, pertrauk. Vakar pastebėjau Vilniui važinėjantį Amerikos korporacijos automobilį pavadinimu Google su vokiškais valstybiniais numeriais važinėjantys po Vilnių ir ant stogų išsikabinę kamerų visokiausių ir jie viską filmuoja. Visą važiuoja, viską filmuoja. Tavo kiemelį esantį baseinėlį, tavo kiemelį esantį šiltnamuką, viską filmuoja, viską. Ten sukasi, krūta visaip, ten mandrios tas kamerytės, viską sufilmuoja, visus keliukus, šaligatviukus, tavo kieme stovint automobilį, kur elektros laidai, kur Wi-Fi filmuoja, kur užfiksuoja, kur yra bevėlis ryšys internetą, viską sufiksuoja, jie archivuoja ir po to aborigeniukam duoda dalį prieiti, pasižiūrėti, pasinaudoti Google žemėlapių, Google Mapsų pasinaudoti. Taip. Ir įsivaizduoju, Amerika atvažiavus į Lietuvą viską filmuoja, viską fotografuoja, jiems yra leidžiama, jie važinės visur, bet kur gali važiuoti, nuvažiuoja. Prifilmuoti, aišku, jie kai viešai jau patai skelbia, jie užbliūrina kai ką, ten numeriukus, bet iš esmės jie pas save tai viską turi. Jie viską turi. Vat mūsų suverenitetas. Jie atvažiuoja pas mus, nusifilmuoja tavo kiemą visur, pravažiuoja mašinų numerius, viską. Žmonės nufilmuoja, veidus nufilmuoja, viską. Jie gali prie tavo namų pastovėtų, išeis į kiemą, tave užfilmis, tavo veidus turės, viską susifilmuoja, viską turi. Jie turi palydovus, jie tave stebi. Mes atsiskaitom amerikoniškom kortelėm banko. Mes naudojam amerikoniškas programos telefonus. Jie seka, kur tu esi, ką tu perki, ką tu valgai, kokį tu žiūri saitą internetinį, kokį tu pornuškę saitą žiūri, kokia tau pornuškė patinka, ar tu esi iškrypelis, jie iškart nustato, ar tu esi iškrypelis ar ne. Jeigu tau patinka ten, kur varo senelis su anūkais, ten atratinasi, kur kreipiausi LRTK, kad išjungtų. Ir jie viską apie tave turi ant tiek. Jie gali netgi pažiūrėti, kur tu gyveni, jie gali apžiūrėti tavo kiemą, pažiūrėti tavo automobilį, gali pažiūrėti, ką tu valgai, ką tu perki parduotuvėse, kokius tu produktus mėgsti. Jie viską turi. Ir mes sakom, mes gyvenam laisvai nepriklausomai Lietuvai. Tai yra toks absurdas, kad man, Laurinai, kartais, žinok, nustogas važiuoja, kai kažkur matau tos valdžiagyvius, tos valdžiažmogius, kalbančius apie demokratiją, apie nepriklausomybę, apie dar, kai yra kažkokios dienos minimos, kai mes švenčiam kažkokią nepriklausomybę. Tai yra, absurdistanas aukščiausiam lygiai. Va, tik kiek mes dasigyvenam.
O ko tu nori, Vaidai? Nu, Aš noriu laisvės. Noriu, aš tau atsakysiu, ko aš noriu. Aš noriu lito. Aš noriu elementaraus, normalaus lito. Kaip valstybės valiutos. Lito noriu. Aš noriu minimalios. Vat aš noriu va tiek, mėlėjai, va tiek savarankiškumo. Tik tiek. Užtektų Lietuvai savarankiškumo, savarankiškos užsienio politikos, kaip Vaitkus sako, turėti bent jau savo poziciją, savo nuomonę. Savo. Ko aš dar noriu? Aš noriu, kad energetiniai resursai visi, elektra, vanduo, šildymas priklausytų valstybei, būtų įsteigta instancija, kuri prižiūrėtų ten direktorius ir kurie ten, jeigu jie vogtų ir blogai dirbtų, jie būtų įkišti į kalėjimą iki gyvos galvos arba dar blogiau, tiesiog, kad būtų normali kontrolė, kad veiktų, kad mes turėtume minimalų suverenitetą, normalų, kad mes galėtume sakyti, kad mes tęsiam savo protėvių tradicijas. Mes augom normalią šeimą, o ne tą, kurie per užpakalį viens kitą tratina ir galvoja, kad ten pradės birti vaikai iš užpakalio. To nebus. Mes kreivę turim gimstamumo į apačią, valstybė nyksta. Tada, kada mes galėtumėm patys priimti sprendimą, ko mums reikia, kad mums kiltų gimstamumas, kad mes išliktume kaip lietuviai, ne į raudoną knygą įrašyti kažkokie debilai. Supranti, kamėdik, ko noriu? Vat ko aš noriu? Vat aš noriu to elementaraus dalyko. Aš tas antivalstybininkas, kurį išjunginėja šitas mūsų brolis. Brolis, didysis, taip, kuris mus demokratizuoja. Laurinai, žinai ką, aš dabar taip gerai jaučiuosi. Mane, YouTube'as jūs išlaisvins. Čia kaip koncentracijos stovykla į darbą, žinai, darbas jūs išlaisvins. Ir čia tas pats, YouTube'as jūs išlaisvins. Ir aš jaučiuosi kaip iš Aušvico pabėgęs ir dabar galiu kalbėti ir dabar aišku tik reikia. Tu nepabėgęs, tave išmetė. Mane išmetė. Tu ten tupėjai ant narų su senu telefonu, bandėjai įlysti. Taip, sukčiavau, bandžiau Amerikūną apgauti. Ir dabar, aišku, dabar taip pat turi kalbėti, nu vis dėlto nepažeisti mūsų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, visuomenės informavimo įstatymų, kuris nedraudžia kritikuoti, perspėkim, nedraudžia kritikuoti politikus. Vaidai, tu pasakai, nedraudžia kritikuoti ir pamiršti, kad kas yra kritika, kas yra jau tyčiamasis ir šmeižtas, spręsi ne tu. Ir ne tavo žiūrovai spręs. O spręs tie, kurie norės arba tave pagaidinti. Bagdzevičius, Ramanauskaitė, jo. Tai vat būtent. Aš, žinai, kaip žurnalisto etikos, tas inspektorius, Zeitgeistai. Zeitgeistai, jo, Zeit. Nes yra tas, kai Zeit yra tas žurnalistas etikos, kai trumpinis, sakau, Zeitgeistai. Jo. Konkrečiai. Tai va, neaišku, čia yra absurdas, bet iš tikrųjų, jeigu kalbėt, mes kalbėdami dabar galim laisviau, bet aišku, nepažeidžiant BK, nereikia ten šaipytis ar ten iš kažko ten, taip ir taip, nors kas yra leidžiama Ramanauskam visiems kitiems Laisvės TV, tiesiog mes kalbam. Ir mes turim visada pabrėžti. Tai yra mūsų asmeninė nuomonė. Visa, ką aš kalbu, tai yra mano asmeninė nuomonė. Nieko neraginu, nieko neskatinu, niekam nieko neliepiu daryti. Galvokit savo galvą ir priimkit sprendimus. Nes raginti susidoroti su kitaip manančiais gali tik tai tie, kas palaiko valdžią arba yra valdžios dalis. Jie gali skatinti susidoroti su kitais. Jie gali persekioti žmonės, jie gali skelbti jų asmeninius duomenis, jie gali organizuoti persekiojimo kompanijas, jie gali raginti žudyti, raginti sunaikinti. Jiems taip galima, mums ne. Mums tenai šitoj laisvoje nepriklausomoj Lietuvoje, žodžiu, laisvė ir nepriklausomybė yra šiek tiek kitokia negu jiems. Ir čia, Vaidai, momentas yra tas, kad tu kalbi apie tai, ko tu nori, ar ne? Tai dabar įsivaizduok, kad mes šiame pasaulyje esame daugmaž tas pats, kas indėnų gentis Šiaurės Amerikoje, kai tenai atėjo Prancūzija, Olandija, Britai, Ispanai, Portugalai, Rusai ir tenai kūrėsi. O va čia gyvena kažkokie indėnų gentis, netgi imperijos, netgi ten Centrinėje Amerikoje ir Pietų Amerikoje buvo.
Ir štai vat mes vat tokie vat lietuviai, ar ne, esame vat kaip viena iš indėnų genčių, vat sėdime čianai, vat čia žemaičiai tokie vat porušis, ar ne, lietuvių, ar ne, taip aukštaičiai, sėliai, tenai vat jotvingių likučiai, ten kuršių likučiai. Ir vat tokie vat sėdime, savo valstybę kažkada turėjome, ar ne, pagal savo taisyklės gyvename, statutą netgi turėjome, seniausia Europoje. O dabar vat mes esame kaip tie indėnai prie laužo, prie vigvamo. Mano didysis broliai iš Upelio, pamenate, kaip mes turėjome LDK statutą ir jis buvo parašytas senrusių kalba. Taip. O pamenat, mano didysis broliai, kaip ten buvo paminėti mūsų broliai lokiai iš už Upelio ir kad šitie lokiai vadinosi atskirai, tai buvo Žemaitija ir pilnas pavadinimas buvo Lietuvos, Žemaitijos ir Rusijos didžioji kunigaikštystė, o rusiškai Litovska, Žmutskai, Ruskai į Nych netgi. Ir buvo kiti paminėti, pameni mano broli, kai buvo tie laikai, oi, tai buvo laikai, o dabar mūsų visus brolius išskerdė. Ne visus išskerdė, bet tai žiūrėk, iš šitų visų brolių, ar ne, rusai turi savo valstybę ir jie dabar tam, kad nebūtų laikomi tais indėnais, kurios gali, kas nori ateiti ir jiems užimti jų teritoriją ir juos naudoti kaip bioresursus, ar ne, jie dėl to dabar kovoja. O mes esame taip, kaip tie indėnai rezervacijoje, teritorijoje. Rezervate, taip. Kol norite čia gyvenkit, norit kraustykitės pas baltąjį šeimininką, ten jam patarnauti. Rezervatai būna aptverti? Nebūtinai. Bet būna dažnai aptverti. Teritorija yra paskelbta. Pažymėta teritorija, stulpiukai gali stovėti. Bilotaitė aptvėrė mūsų. Bilotaitė mūsų aptvėrė, kad ten mažiau šmirinėtų. Kas čia skambina? Nelabai, nežinomas numeriukas, perskambinsim. Parašykit žinutę, kas jūs, kas ko norite. Tai tu dabar apkalbėdamas apie tą mažiuką, ko tu nori, ar ne, tas pats, kas indėnas atsistoja ir sako, ei, o ašgi noriu, kad mane šiandien nestumtų šitie baltieji, baltaveidžiai, baltašikniai, nevarytų mane iš mano medžioklės plotų, nekirstų mano šventų gyrių, kuriuose tenai mano protėvių dvasios, taip, kad nestatytų čia savo miestų, kad šiandien neįvedinėtų savo tvarkos. Vaidai, to, ko tu nori, tu to negausi. Gausiu. Tu to negausi, jeigu tu už tai nekovosi. Jo. Jeigu čia sėdi dabar tie, kurie pasidarė Lietuvą tokią, kokia jiems yra patogi. Jiems yra patogu būti prievaizdais, vietininkais, administratoriais, patchalūjais, klapščiukais, pačiulptukais, tam didžiajam broliui. Gerai. Ir tas didysis brolis jiems duoda stogą. Jisai sako, mes patvirtiname, kad jūs esate demokratiški valdžia ir jūs galite valdyti. O Baltarusijos mes nepatvirtinam, Baltarusija nedemokratiška valdžia, ten valdyti jie negali. Ją reikia paimti tą teritoriją ir įvesti tvarką. Nes ten nėra Cichanovskaja. Taip, mes tam turim Cichanovskają, ar ne, ir reikia ją ten pastatyti. Žiūrėk. O Lietuvoje jie susitvarkė, jie turi. Šitą valkatą, žiūrėk, šitą valkatą, Cichanovską valkatą, jinai valkataujanti, jinai yra valkata. Jinai yra įkaitė. Jinai yra įkaitė valkata. Gerai, tu papasakok apie Cichanovską, aš tada savo. Valkataujanti įkaitė, kuri, galbūt ir norėtų jau namo grįžti, bet žino, nei ten. Šitą valkatą išlaikoma iš ko? Kaip manau? Iš kieno pinigų? Iš Lietuvos biudžeto. Tai iš žmonių? Taip, iš mūsų Lietuvos piliečių. Feikinė, ne? Kaip, pavyzdžiui, Venezuelui Guaido kažkokį ten buvo pastatę šitą valkatėlę. Gerai, žiūrėk, bet dabar tu man užduok, tai atsakyk į pagrindinį klausimą. Paimkim, tarkim, kažkokį tai Nausėdą. Paimkim Nausėdą, ne? Taip. Aš bandžiau šįryt pagalvoti taip sąžiningai ir užduoti, pats savo klausimą, kokia nauda Nausėdai iš viso šito idiokratijos, dalyvavime toj idiokratijoje, ne? Žmogus vis tiek, arba gali būti, kad žmogus iš vis yra visiškai, arba daro tai sąmoningai, vardan kažkokios naudos. Kokį gali gauti, įsivaizduok, daugelis žmonių galvoja, kad visa tai yra apie pinigus. Gauna pinigų ten kažkur kažką. Kaip tau atrodo, dėl ko Nausėda taip elgėsi? Kaip tau atrodo? Kaip jis elgėsi? Ką tu turi minėti? Kaip elgėsi? Antivalstybiškai, taip elgėsi.
Mano supratimu, ką aš išvardinau, litą, savarankiškumą, energiją, viską jis daro antraip. Kodėl? Jisai daro taip, kaip liepia šeimininkas. Gerai, kodėl jis taip daro? Taip. Todėl, kad jo visas gyvenimas tai yra savo gerbūvio užtikrinimas. Gerai, tu nori pasakyti, šitas dabar Nausėda, tu ruoškis, maukis kostiumą, rytoj važiuosi pastovėti prieš kažkokius, kažkokį tai miestelį, ten pastovėti paminkliuką atidengti, ar dar susitikti su kažkokiais, kas antrą dieną įvežioja su to limuzinu, susitikinėti su ko? Aš išdurniečiau, tu man mokėk belia kokius pinigus neištverčiau. Kuom jisai užsiminėjo? Jisai baigė ekonomiką, studijavo ekonomiką, Gerai. Ar ne? Sėdėjo švedų banke, ne šiaip paprastam banke, o šeimininiam, judo oligarchato, Oppenheimeriams priklausančiame banke. Tenai, jeigu Swedbank'e dar yra kažkokia valstybės dalis, ar ne, galima sakyti, mūsų tenai rūrina Švedija kaip valstybė, ar ne, tai išnaudoja per finansų sistemą. Tai SEB bankas yra Oppenheimerių bankas, šeimininis, žydų, susigiminiavusių su Rockefelleriais bankas ir tai yra jau ta globali finansinė mafija. Jisai pas juos sėdėjo, dirbo, užsidirbo savo geram Lietuvos standartais gyvenimui. Taip? Ir aš manau, kad prieš šitos prezidento rinkimus, kuriuose Nausėda buvo, staiga tapo kandidatu nei iš šio, nei iš to, ar ne, prezidentu, aš manau, kad Švedijos šitie judo oligarchatas, žiūrėdamas į lietuvėlę, nusprendė, kad leisti čianai, kad prezidento krėslą paimtų Landsbergio žmogus, yra pernelyg pavojinga. Nes šitas vietinis Landsbergio klanas, kuris parištas yra ant Britų ir per Britus štatams tarnauja, ar ne, yra jiems tikriausiai vidinis konkurentas. Ir gali per daug vogti į savo pusę. Ir tam, kad užtikrinti savo saugumą, jiems reikia savo žmogaus aukščiausiose valdžios ešelonuose. Jie taip padarė kadrų atranką, turi ten tų savo, ekspertų, šudekspertų, pasakė, šitas turėtų praeiti. Daug metų dirba. Atėjo, daug metų viešai kalbėjo, tenai blėnis pilstė, žmonės į jo blėnis reaguoja, taip sakant, labai normaliai, kalbėti prieš kamerą moka. Kažkiek. Turi pliusą, yra ganėtinai fotogeniškas, lyginant su ta pačia Tikhanovskaja, kuri yra totaliai nefotogeniška. Bet kokioje nuotraukoje, bet kokioje videoklipe bulba, tokio bežionėlė, ten ūsai lenda iš panosės atrodo. Natūroje normali moteris. Nuotraukų, ne vienos gražios nuotraukos neįmanoma šios padaryti. Absoliučiai. Antifotogeniška. Man tai faina, nežinau. Man tai kaip moteris. Bet aš ją kaip gyvą matęs, smulkutė, normali moterytė, nuotraukose kažkoks pabaisa. O Nausėda viskas pagal visus punktus praeina. Ir pasakė, tu būsi mūsų žmogus. Mes tave perkeliam iš finansų analitiko, Gerai. Kur tu blėnis kalbėjai, perkeliame į prezidentūrą. Gerai, stop. Šitoje vietoje aš esu Nausėda, tu esi banko, tu esi mano šeimininkas. Tu ateini, sakai, Taip, Nausėda, Oppenheimerių. Taip, gerai, tu man dabar ateini ir liepi būti man prezidentu, tu man dabar siūlyk prezidentu, rinkimai, ateini ir sakai, Taip, čia ruošiantis iš anksto. Gerbiamas Gitanai, situacija yra tokia, kad mums jūsų paslaugos yra labai reikalingos kitoje vietoje. Taip. Kaip finansų analitikas jūs save puikiai pademonstravote, jūs puikiai parodėte, jūs labai gerai pristatote mūsų banką ir mes esame jumis 100% patenkinti. O dabar mes norėtume, kad jūs toliau dirbtumėte mūsų banko interesams, bet jau aukštesnėme lygyje. Todėl mes paruošime jums ir nutiesime raudoną takelį į prezidentūrą. Mano atsakymas. Ne. Kodėl, Gitanai? Aš nenoriu per daug atsakomybės. Žmonių labai viešas bus, tikrint, žiūrės kiekvienas mano praeitį, ten važinėtis reikia, susitikinėti su viskais idiotais, vaidinti, ten kažkokį šipsuotis, dainuoti, kažkokį himnus ten reiks dainuoti, pačiam ten visokius daryti teatralizuotus tus pasirodymus, vaikščioti su to kostiumu, prisismaugus su to šlipsiu nuo ryto iki vakaro, nors ir taip, su to šlipsiu ar bankė, ar vis tiek su to šlipsiu, bet galima atsirišti kartais, ta šlipsa bankė būna. O ten reiks visada atrodyti gražiai, žmona reiks tampytis, tai ten reiks dažytis, anksti keltis, ten skraidyti, tiesiog savo gyvenimo nebeturėsiu, aš nenoriu. Supratom jūsų poziciją.
O dabar jūs grįžkite namo ir pasikalbėkite su žmona. Jūsų žmona kažkaip truputį kitaip žiūri į visą šitą reikalą. Iš kur jūs žinot, kaip mano žmona? Nu, mesgi su ją kalbėjomės. Aha. Jinai labai teigiamai mano, kad jūs puikiai tiktumėte Lietuvos vadovo roliai. Tu nori pasakyti, kad Nausėda podkalblučnikas yra? Tai yra akivaizdu. Akivaizdu, ne? Pagal tai, kaip yra va, ta pirmoji pora išstatoma, kaip jie demonstruojasi ir taip toliau, be žmonos jisai šitam poste negalėtų būti. Ir jisai nereikalingas be žmonos. Bet suprantate, aš apie ką noriu pakalbėti, kad įsivaizduok, nu, aš pati šitą ideokratiją, nu, už jokius pinigus neįčiau. Tu tai neįtum. Ką tu nori pasakyti, kad jų visiškai nesuvaržotų jų gyvenimą ir tai nėra jam kančia važinėti ir vaidinti tos teatralizuotos visokios susitikimuose, apsikabinėti ant su viskais Zelenskiais, nors puikiausiai supranta, kad praknys vieną gražią dieną ir vaidinti va tą tokį ir būti tokiu Vaidai. Va ten jo pyksta, ten kas nors ten gerai, nu tas va pykčio objektų tokių, pajokos objektų ir ko puikiausiai, arba jis nesupranta, kad vieną gražią dieną jis bus visiškas niekas. Vaidai, kodėl Grybauskaitė iki šiol viena populiariausių politikių? Daugybė žmonių realiai ją gerbė, vertina ir taip toliau. O heiterių procentas, nu tai pasirado, nes tu pasidarė viešas asmuo didesnis. Bet momentas yra toksai. Tai, kad jisai tenai tose atidarimuose su prezentacijose dalyvauja, tai yra vienas momentas. Bet sakau, jo pagrindinė funkcija tai yra tas saugiklis, kurį turi turėti skandinaviškas bankas Lietuvoje tam, kad prižiūrėti vietinius šakalus. O aš galvoju, kad taip vyksta. Tu labai viską čia labai gražiai dėlioji. Tu pateiki kaip bankininkus labai gerus. Ne. Aš galvoju, labai paprastai nori sudėliosiu. Žiūrėk, pasikvietė. Ateik čia, sėskis. Nuo rytojaus ruoškis prezidento kandidatūrai. Ir tai nėra klausimo. Nori, nenori. Gali būti. Vogimuose dalyvavai. Visokiuose aferose, plovimuose dalyvavai. Parašų ten, aišku, pasirinko į ateitį. Susidėlėjo komunistas esi. Tebesi, pareiškimą dėk, kaip ir stoji, neįstoji, reiškia, tebesi. Kyšius mokėjai už namo šitą įteisinimą. Turi savo akvariumą tame regioniniam parke. Turi. Nu yra krūva, žiūrėk. Nu jeigu tipo, vat kaip aš sakau, ne, jisai pasakytų. Bet jam aš greičiausiai net sudėlėjau, net jisai pats supranta, kad yra, vat įsidirbęs. Nu vat babkių turi, kur tavo pinigai padėti? Pas mus bankė. Taip. Pas mus bankė. Negi jam leisi jo pinigus laikyti kitam bankė. Yra kitas momentas. Po to, kai jisai panešios šitą Lietuvos prezidentų, ten tą grandinę ant kaklo, ar ne, jau jisai turės įrašą savo CV, ar ne, valstybės vadovas. Jau paprastų banko analitikų jau jisai nebegrįš, jau jisai ir supranti, ir po to tau banko valdybą, taigi taip toliau. Po žaizdneno, kaip sakant, jam, taigi, namas, ten viskas. Nu, ten tai žinai. Bet vis tiek, ne, bet žiūrėk, automobilis ten, žiūrėk, paimk ir Adamkus turi, ir Grybauskaitė savo vis dėlto ten tą kanceliariją visą, darbuotojai, ten visą kitą. Nu, tu padeda, taip, gyvenimo ir apsauga palauk, ne? Gal, matyt, jeigu reikia jos, jeigu užprašo. Bet čia be abejo padeda, komforto prideda, bet sakau, bet jeigu jisai turi daugiau ambicijų negu bankė, negu analitikų būti, ar ne, nu tai jam dabar atsivers keliai į kokius nors tenai, tos tarptautinės. Jau kokio NATO ten vadovo ar dar kažkokio. Nu, nebūtinai vadovo, bet valdybos nario. O galbūt Europos Sąjungos parlamento vadovo, ne? Pirmininko, ne, ar dar kažkas. Nu jau iš tokius. Tipo, jeigu tu būni geras subinlaižys tai sistemai, ta sistema gali pakelti aukščiau ir tu tada gausi ten tokį ramesnį, gerai apmokamą, kur ten daug mažiau atsakomybės, mažiau ten tave tratins, mažiau tave ten iš tave šaipysis, dergsis, tu ten kažkur būsi, kažkoks tai ten kažkokio, tai alijanso, ten kažkokių visokių tų grupių yra, visokių ten atlyginimai, tik po 20-30 tūkstančių eurų tai atlyginimai.
atlyginimą. Ten, ir ką, ir lafa, ir ką. Ir gyveni, ir mėgaujiesi. Vaikam aprūpinti gyvenimą, dukrom galėsi namus statyti, pristatysi Havajuose, Maldyvuose, pripirksi vilų. Ir jaučiu toks paprastas pamąstymas yra. O dabar grįžkime prie to. Grįžkim prie Lietuvos. Ne, palauk. Aš turiu menį, kad pabaigsiu šito. O kurioje vietoje jiems, kaip tu įsivaizduoji, Nausėdai, kaip jam atrodo Lietuva, ką jis paliks po savęs, gimstamumas, auklėjimas jaunimo, kad jaunimas dabar nudurnintas visiškai yra nukvailinę. Ar esi apie tai masto, ar jam viduje yra graužatis ir tokia depresija vis tiek pūla, matydamas, būdamas paprastas bičas iš kaimo, nesakė jo tėvas, tarp kitko labai doras žmogus buvo. Tai įsivaizduok, ir ar pas jį yra ta graužatis galvoje, ar tai yra jau visiškai ne ta dimensija, supranti? Aš manau, kad šitie žmonės yra išmokę susitvarkyti su savo sąžinės priekaištais. Yra išmokę. Ir žiūrėti į situaciją iš tos pozicijos, kad aš padariau viską, ką galėjau. Taip. O tie žmonės, kurie nenori gerai gyventi, nenori išsigelbėti, nenori statyti, kurti naujos demokratiškos Lietuvos, ne demokratiškai, tiesiog nenori kurti savo ateities, ar ne, tai yra jų reikalas, jų pasirinkimas. Jeigu jiems šiandien blogai, jie visada gali išvažiuoti. Aš manau, jis yra iš tos kategorijos žmonių. Nes kitu atveju, žinai, žmogus draskytųsi, darytų viską, kad joks žmogus nenorėtų čia išvažiuoti. O šiuo atveju, jeigu, jisai to nesako atvirai, bet kai, žinai, jisai pasako, kad tanko reikėjo tam, kad pamatytumėm, kiek, žinai, tarp mūsų vatinukų, ar ne, tai reiškia, jam yra dalis žmonių. Bet fainai, paėmėm ir pamatėm. Liuksas, taip. Paėmėm ir pamatėm. Vata kalba apie vatinukus. Pasirodo, vata. Jo, tai yra. Puiku. Tai komunistas, supranti. Pats vatiniškiausias glavniausias vatinukas Lietuvos. Vatničiokas. Jo. Tai aš manau, jisai yra iš tų žmonių, kurie ramiai žiūri tai, kad tie, kam nepatinka, tie gali išvažiuoti. Ir čia yra, aš manau, pagrindinis tas atrankos kriterijus, ar žmogus yra už Lietuvą, ar ne, ar jis yra lietuvis, ar jam rūpi lietuviai, ar jisai yra viso labo lietuvakalbis. O kokios jisai kultūros, nesvarbu. Ar jisai kosmopolitas. Laurinai, tai yra dar baisiau. Aš žinai, ką aš galvojau? Aš vis galvojau kažkada, kad Nausėda yra žemaitis. Tai įsivaizduojant, koks aš idiotas, naivuolis, kvailelis. Aš vis galvojau, kad pas jį yra ta žemaitiškumas, žinai, dar lygia. Iš genų, iš tėvų, iš protėvių kovoti už laisvę, už tikrųjų. Taip, ir aš šito naivumo neatsisakysiu ir aš jo nežadu atsakyti. Aš ir vėl kažkuo patikėsiu, aš ir vėl dėsiu viltis į kažką. Aš žinau, kom tu patikėsi. Tu jau patikėjai. Tu vakargi su Prudencijumi Vamsbergiu buvai. Prudencijus, aš manau, yra labai geras atliktas projektas, kurį aš vakar atlikau, jeigu mes jau apie jį kalbam, aš dar kartą priminsiu žiūrovom. Tai buvo projektas, mano sumastytas projektas, aš galvojau, kokio šiandien Lietuvai reiktų prezidento. Koks prezidentas atitiktų palei šiandieninės visuomenės standartus, kokią šiandien mes turim visuomenę, moralinę prasme, supratimo prasme, geopolitinę prasme, visom prasmėm ir aš paėmiau vakar, pateikiau vieną jums pažįstamą šitą žmogų ir paprašiau suvaidinti prezidentą, kokio Lietuva nusipelnė, šiandieninė visuomenė, kokio nusipelnė prezidento. Ir vakar šitas prezidentas pasirodė, grinai tokio, kokio nusipelnė, ant kokio yra paruošta visuomenė ir kas svarbiausia, kas baisiausia, Laurinai. Taip. Aš nusivyliau vakar savo žiūrovų visiškai. Ne visais naivus. Žinai, ir įdėjom šitą video ir komentarai tokie. Jis blogas, jis netinka. Jie priėmė jį kaip rimtą kandidatą. Jie nesupranta, kad tai yra parodija. Jie nesupranta, kad tai juokaujama. Jie nesupranta, kad tai žmogus kliedė. Jeigu mes kalbam apie hamburgerius, žmogaus su mėsos skonio, mes kalbam apie zoologijos sodus, kuriuose žmogus su 2 kaukiam, jisai sako, kad aš nieko neveiksiu.
Ir žmonės galvoja, kad čia yra rimta ir kad čia yra geriau už Vaitkų. Ir nes aš atsiprašiau Vaitkaus, ko Vaitkų atleisk, jau viskas, jau tavęs nebereklamins, va, yra naujas Prudencijus. Ir jie netgi nespranta, vardas, pavardė, Vamsbergis ir Prudencijus. Ir jie priima tai už rimtą. Ir aišku, ten atsirado komentatorių normalių, sako, jūs ką, jūs iš vis, jūs pasižiūrėkite į save. Tai va, jie šiandien nusipelnė tokio. Nausėda, ką mes šiandien turim, yra per geras. Palei šiandieninę visuomenę. Aš taip pasakysiu, Lauryna, jis yra per geras. Taip, Lietuvai užtektų Beždžionės prezidentūroje. O Prudencijus bus geriau už Beždžionę, nes jisai nešiks ant stalo. Jisai nieko nedarys. Jisai nieko nedarys. Ir nieko nedarydamas, taip, jis nepridarys visokių blogybių. Tai yra 100 kartų geresnis prezidentas. Taip. Minėdas yra per geras. Kai kas bandė su Minėdu lyginti, ko Minėdas tai yra tiesiogiai nurodymus vykdantis, paklusnus biorobotukas, negaliukas, žinai. O čia tai, supranti, visiškai kitas lygmuos. Ir žmonės yra, dabar pas mumis žmonės yra, aš nežinau, Lauryna, kaip tu galvoji, ar tie žmonės yra ir skiepų paveikti, ar čia rimtai tie chemtrailai kažką, ar čia per kažką jūs nuodė. Žinok, aš pasižiūriu, baisu, jau greitai, žinai, ką bus sunku rasti. Realiai, paprasto žmogaus, su kurio gali normaliai pabendrauti. Aš manau, kad žmonės nėra kažkokie ypatingi, kažko tenai paveikti, kaip tu sakai, apnuodyti. Nekalbant apie tą propagandą, kuri yra varoma. Naratyvas. Bet mes kalbam apie tavo žiūrovą, kuris žiūri tave. Kurį aš galdu vis dėlto tai ne Malinausko. Malinausko, Tapino žiūrėjau, viskas aišku, atleidžiama jiems, te padeda jiems Dievas, kaip sakant, ne? Ir visa kita, bet mes kalbam apie tą žiūrovą, kuris vadovaujasi logika. Ne, tu galvoji, kad jisai logika vadovaujasi, nes jisai tavo kritika, kad jisai supranta humoro, nes aš taigi ne pirmą video padariau humoristinį. Su Eglutė darėm ir Landsbergio liudytojai, ir pakritikuoja kartais ir ten Butkevičių paparodijuoja ir dar kažką. Būna kas 5, kas 4, taip video pabandau tokį humoristinį padaryti. Ten karalienė mirė, ten apsiverkė, sakau, vis tiek kokį vainiką ar kažką turim nuvežti, čia visi kalba, visas pasaulis, atrodo, kad čia kažkas nutiko ir atrodo, ir šitai vietai žiūri, kad visiškai baisu. Žiūrėk, momentas yra toksai, kad aš, kaip įsivaizduoju, nereikia per daug norėti žmonių. Tikėtis iš žmonių, nes yra elementari biologija. Smegenys yra labai ėdrus organas, ta prasme, daugiausia energijos žmogaus organizme suvartoja smegenys, ar ne? Jos yra vis nedidelės, o energijos sunaudoja beveik pusę. Jeigu įsijungia, pradeda mąstyti, jeigu jas apkrauna, jos pradeda lipti iki daugiau negu 40% energijos suvartojimo ir žmogus tiesiog, jam sunku gyventi. Jisai negali ilgai naudoti savo smegenimis. Todėl jisai smegenimis naudojasi ypatingais atvejais. Studentai ruošiasi peržiūrams kokioms tenai, egzaminams, tada jie jungia smegenis, ar ne, jie tada pradeda džiūti, kūsti, ar ne, dėl to, kad smegenis viskas suėda. Paprastam gyvenime smegenys dirba 2-3% našumu, tai reiškia, jos absoliučiai yra atjungtos. Absoliučiai, žmogus turi save prievartauti, kad smegenys įjungti. Ir jeigu žmogus nedirba to darbo nuolatos, ar ne, kai jisai pastoviai turi tą tonusą palaikyti, taip, tai jisai viską, ką pamato, jam praeina ir jisai iš tikrųjų nesupranta. Jam ekspertai pasidėjo, pakalbėjo, kad skiepai yra reikalingi. Jisai susiskiepijo. Taip, jisai nuėjo, susiskiepijo. Dalis sėdėjo ant kitokios informacijos, žiūrėjo kitokius žmonės, kurie sakė, kad skiepai tai yra blogis, tai gelbėkitės nuo jų, nesiduokite, ne už ką skiepėmi. O šitie ne. Mes matom tos žmonės, kuriais pasitikim, jie sako, kad ne. Ir viso. Esmė tokia, ką žmogus savo pasiskyrė į autoritetus. Myli, nemyli. Jisai tave pasirinko, kad tave myli, ar ne, tave žiūri, tavim pasitiki, tu jam parodai Prudencijų. Jisai sako, Prudencijų, betgi Prudencijų su kaukė. Vaidai, tugi sakei, kad kaukės yra blogai, o Prudencijų su kaukė. Ir tu dabar sakai geriau už Vaitkų. Vaidai, ką tu darai? Vat elementariai, nereikia žmogaus pykti ir nereikia per daug iš jo norėti. Man yra gaila. Man nuoširdžiai gaila yra. Bet dabar apie tą momentą, kai tu sakai, kad tu ne už ką neisi, jeigu tau siūlytų, žinai, ir taip toliau. Tai čia dar senovės Graikijoje
Platonas yra užrašęs, pagal Sokrato žodžius, kad didžiausia bausmė žmogui, mąstančiam, protingam žmogui, tai yra bloga valdžia. Jisai atsisako eiti į valdžią, jisai atsisako valdyti, nes jisai nenori kapstytis po šitą visą šūdą. Iš tikrųjų, valdymas tai yra problemų sprendimas. Tu pastoviai turi spręsti kitų žmonių problemas. Visada yra nepatenkintos grupės, visada interesai, visada šūdas pilamas. Tai, iš tikrųjų, tai yra sunkus, sudėtingas darbas. Nesvarbu, ar tu ten valdai kažką mažą, ar tu, kuo didesnis tavo valdymo daiktas, objektas, tuo esi sudėtingesnis. Aš paprastai bendruomenės pirmininkas buvęs daug metų. Taip, ir tu žinai, ką reiškia paderinti interesus, net kai žmonės susirinka, atrodo vienų tenai. Ne, kai tu dirbi 8 metus dirbi be atlygio bendruomenės pirmininko ir susirinkai susirinkimą ir vienas atsistoja. Už ką mes jums 8 metus mokam atlyginimą? Sakau, atsistok. Kiek, sakau, aš gavęs atlyginimo? Kas moka? Ne, tai Vaidai, bet nesvarbu, bet sakau, kiekvienas, kas kažkokiam valdyme padalyvavęs, jisai žino, kas tai yra per darbas. Ir jeigu tau tas, neneša džiaugsmo pasitenkinimo, ar ne, tai tu žinai, kad tai yra vargas. Ir todėl protingi žmonės nelenda tenai, kuriems reikia kankintis. Ar ne? Ir tada visa atsiranda tas šūdas, kuris lenda tam pasikapstyti tenai tam jovalę, kad pasidaryti savo gerą gyvenimą. Nes jisai žino, kad tenai bus, jeigu jisai įsipaišys, jeigu jisai įsitvarkys, sistemytė dirbanti, visi yra patepti. Visi gaus savo kasnį. Pamaitintas, pašertas. Taip, visi gaus savo kasnį, visi bus laimingi. Kaip Butkevičius sako, perimsim valdžią, taip, kiekvienas gausit savo pyrago gabalą. Reikia mums paimti šitą referendumą ir suduoti smūgį Landsbergiui, kad laimėti šitą valdžią, perimti. Ir kiekvienas gausit savo pyrago gabalą. Ir svarbiausia, kai pasako, gausit visi savo pyrago gabalą, referendumą susirinko mane ten, sėdėm ir visi. Protingas žmogus. Ir aš galvoju, Dieve mano, ką aš veikiu tarp šitų debilų? Ką aš čia veikiu? Eglutė, sakau, einam iš čia. Ne tai, kad man buvo pyktis ant Butkevičiaus pusgirčio, bet man buvo gėda sėdėti tarp šitų debilų, kurie linkčioja galvą. Ir kurie susirinko daryti referendumą. Atrodo šviesus protingi žmonės. Ir tu sėdi tarp baranų, visiškų baranų. Ir galvoji, mama mia, ką tu su jais, kur tu su jais? Viskas. Atsimeni, mes kalbėjome su pastovės studijai su Algirdu Paleckiu. Apie tai, kad 2000 protingų žmonių, veikiančių iš vien, ar ne, tai būtų tokia jėga, kurios negalėtų, kuriai šita jokia sistema negalėtų, kurie galėtų pasipriešinti šitai visai sistemai ir ją perdaryti. Bet tai tų žmonių, fiziškai, jų yra protingų tiek, bet kad jie visi bendrai veiktų, kad jie tą norėtų daryti, ar ne, kad jie tą dar pakankamai sąžiningai darytų, tai čia dar nepribrendame mes. Sako, Vaidai, aš tave palaikau. Taip. Aš sakau, kaip jūs mane palaikot? Tai palaikau. Kaip? Sakau, pasakykit, kaip palaikau. Dalinatės video? Ne, žinai, negaliu, ten dirbu, žinai, ten tokia įmonė, žinai, pamatysi. Tai palauk. Sakau, tai kaip tu mane palaikai? Ne, sakau, pravedėt nors eurą, Patreonų tapot, nors 5 eurus 10 man kūro, remontas, dabar vėl tam prieki granatą jau brašką, supranti, šiam pasakiau, supratau, granatą jau parėjus, jau reiks keist granatą. Tai klausiu, kaip? Kaip palaikot? Tai jau morališkai turbūt palaikot. Jo. Žinai, noris pasakyti, susikištų savo tą moralę, savo šikną, supranti? Palaikytojau, tu supranti. Taip, kai tu kovoji, tu draskais, ne? Tarkim, pavyktų atkovoti, ten pasikeistų sistemą, ne? Gal mes ten kažkokią kitokią vietą toj sistemai turėtume, ne? Nebūtume taip spaudžiami, asmenės sąskaitos bent jau nebūtų išjunginėjimus dar kažkur. Ateitų, tai žinok, aš šitą palaikiau, čia aš čia, savas žmogus, čia, aš esu ten tas, tu padėk man ten, tu ten pažįsti, ten padėk kur nors man. Jie tokie. Jie yra niekšai, supranti. Tai yra bailiai ir niekšai. Yra kita bailių dalis,
kurie, tiesiog sėdi va darbe, net ten dirba kažkaip valstybinė įstaigoje, ten gerai, ten paima, ten, sako, sūnui pravesko, ten 5 eurus, paremko, ten, palaikau vatylį, viskas tvarkoja, žmogus tiesiog laikydamas, bet tokie, aš čia tave palaikau, žinai, eikit, sakau, jis nafik savo, palaikau, žinai, paklausiu, kaip, iškart, palaikai, parodyk kaip. Visų pirma, kaip Vaitkus sako, reikia nebijoti išsakyti bent jau savo poziciją. Nebijoti pasakyti savo nuomonę. Taip. Viešai, neslėpti. Tas bailumas, tas niekšumas, tas toksai įsikibimas į savo vardant savo to šiltos kėdės, vardant savo kažkokio tai darbo, tai ir griaužia. Tai mes esam va šitie visi yra atsakingi, kurie atsakingiausi yra. Žinai, tie, kurie nesupranta, va tai yra tokie, neduota žmogui suprasti. Taip. Jam yra atleidžiama. Bet tas, kuris supranta, kas vyksta, kaip vyksta, mato procesus, nutyli, šitie yra atsakingiausi, aš galvoju. Šitie yra atsakingiausi, kurie neveikia. Ir čia galint ant manęs pykt, man jau pofik po barabanu, ar jūs ten remsit, neremsit, ten supyksit, nežiūrėsit ant manęs ir pašlyvai nafik iš vis, man net neįdomus tokie žmonės, nes tai jūs esat balastas mano oro balionui, taip sakyčiau. Ir nafik, va geriau nukarpyti ir aš geriau skrisiu, suprant, laisviau balionas skrisiu. Iš tikrųjų, sąžiningai sakau, tai yra apgaulė, tu pats save apgaudinėjai, tu galvoji, kad čia turi komandą, kad čia turi žmonių, palaikant, čia visi savi. Aišku, yra normalių, tikrai žmonių, čia neskau, kad visi yra tikrai paremiančių žmonių ir palaikančių, čia sutinkam ir pabendraujam ir nebijo, viskas tvarkoja, tai yra didžiulė pagarba tiem žmonėm. Kodėl aš kai susitinku, aš kai, paspaudžiu ranką, va tie žmonės ateina, Kaune susitikom, apie 20 kiek ten žmonių tie. Jauti, va didžiulę pagarbą. Tu jauti, va žmogus nepabijo. Jis gali, žino, kad gali atvažiuoti koks Šuraivas, ten nufotkinti, paveiksluoti, kelti. Tai buvo viena kažkaip ten žiūrkyti atvažiavo iš mašinos, tai paveikslavo, bijojo netgi lipti, supranti. Didėjai, kovotojai, supranti, įdėjo ten, oi, priperstas kemperis atvažiavo, toks jausmas, kad nežinai, užuodžia, uostė, turi ten tas sumenkit. Va čia yra visiškai kiti dalykai. Tai apie tą mes ir kalbam. Tai mėlyjei, jeigu jūs norit gauti informaciją normalią, ne? Aš galvoju iš viso ateiti pereiti, vien tik Patreoną mokamą. Nes, važiuoju, nahaliavo, mums rizikuoti, mums kalbėti, mums kelia baudžiamas bylas, gauni, kiek, 2500 baudos gavai, 2500, automobilį sudegino antrą, gavai siuntinį su kuo, vainikas, kas ten buvo įdėtas, namos gavai siuntinį. Perspėjimą, daugmaž čia yra toks mobbingas vykdomas prieš tavo šeimą, kad vienu žodžiu su tavim bus susidorota. Tu turi visą tai iškentėti. Mėlyjei, jūs įsivaizduot, kas tas yra. Tu darai informaciją, tu skelbi informaciją, kad žmonės taptų protingi, sąmoningumo lygį bandai kelti. Kiek tai kainuoja, kiek mes už tai turim iškentėti. Ir haliava ten pažiūri, aš ten tave palaikau, žinok, aš ten tave žiūriu. Tu žiūri kaip iš šou, tau patinka pažiūrėti šou, eik Antaną Kandrotą žiūrėti. Žiūrėkit Antaną Kandrotą ir valio, ir liksi tokie patys, bus linksma, pažiūrėsit ir taip toliau. Ir galėsit, kaip dabar Antanas Kandrotas babkės renka už Ukrainą, netgi jau pradėjo rinkti. Už Ukrainą? Jo, kažkoks išėjo. Ukrainiečiai, bet jisai sakė, jam reikia babkių, jis važiuos į Ukrainą kovoti prieš ruskis, prieš rusus. Jis važiuos kovoti, nes jam reikia ginti šalį prieš rusus ir renka babkės. O mane, pavyzdžiui, vežė taksistas ukrainietis, kuris 2 mėnesius Lietuvoje. Aš tai pakalbėjau, žinai, supratau, kad jisai tenai ne lietuvis už vairo, žinai, tai dar Vilnių nelabai gaudasi, tai paklausiau, kaip sako, pabėgo. Vat vyras tas šaukiamojo amžiaus, vat mūsų amžiaus. Kuris tikrai turėtų būti Ukrainoje ir kovoti prieš rusus, ne? Sako, pabėgau, išsivežiau visą šeimą savo, nafik tegu kariauja be manęs, aš tenai savo galvos nedėsiu. Siuntė jam šaukimus. Sako, prasidėjęs, tenai mėnesį, sako, prasidėjome mes Rusija. Nes ten jų miestelė, ten kažkokiai provincijai, kažkur apšaudimai vyksta, jie ten savo namukę gyvena, tai sako, kad Rusija sėdi, ten aprimsta, išeini pasižiūrėti, kas dedasi, vėl pasigirsta, vėl lendi į Rusiją ir sėdi, taip mėnesį. Su šeima, su vaikais, su žmona, žinai, ten gerai sako kaimas, tai yra ar ten antytė kokia, ar ten vištytė kokia, susirandi ką valgyti, ir kepykla dirbo, viskas. Sako, daugiau nieko, nei parduotuvės, nei ką. Tai sako, gavo, susiorganizavo matyti kažkokią progą, ten gal sumokėjo kyšį gal ko, ir pizdino iš tos beprotybės. Yra norinčių atgal važiuoti, šaunu. Aš šiaip tai šitoje vietoje aš palaikau kiekvieną dezertyrą.
O šitoje vietoje, kuris bėga iš Ukrainos, aš palaikau kiekvieną dezertyrą, tegu jie bėga kuo toliau, kuo daugiau, tik tai paskui ten, tegu nesiautė, žinai, ten kur pabėgė, tegu ramiai gyvena, dirba, laukia, kol pasibaigs visas jovalas ir tada grįžta namo, žinai. Aš irgi dabar palaikau, pavyzdžiui, Rietavę, ne, ten baseiną nuvažiuojame Rietavą, ten pilna Rietavė jo apgyvendinti, ten visos žemės, tas technikumas, ten tas pilnas, ten buvo tas bendrabutis, jis buvo renovuotas, kaip į viešbučio tipo perdarytas, sąlygos geros, ten jos maitina visą kitą, nes šeimos gyvena, privažiavę, aš juos palaikau. Aš juos palaikau, šitos žmonės. Sėdim pirty, 2 vaikai, ten moteris sėdi su vyru, sakau, kiek jūs jau čia laiko, sako, šiandien lygiai metai. Kaip mes čia, tai sakau, šiandien jau tortas, kol gausit valgyti su viena žvakutė vaikams, žinai. O, žinai, tokia mintį numečiau, jau vaikai jau supratau, reikalavo to torto iš po pirties. Bet esmė yra tai, kad sėdi tas vyras, ir klausiu, o kodėl tu, nekariauji, o kodėl tu, sako, nevažiuoji? Sako, aš esu prieš karą. Sakau, maladėt. Maladėt, protingas žmogus. Protingas žmogus. Taip. O visiems lietuviams aš kars nuo karto savo žiūrovus tenai parašau, pasiūlau, jūs, dabar, kadrai, kurie yra Ukrainai, iš to paties Artiomovsko, Bachmuto, ar ne? Paimkite, tai yra Panevėžio miestas, Panevėžio dydžio miestas. Ir žiūrite į Bachmutą, ar ne, tenai nuotraukas, ar video, savo galvoje įsirašykit, kad tai ne Bachmutas Ukraina, o Panevėžys Lietuvoje. Matysite tą patį. Jums tenai Mariupolį rodo, ten subombinta, tenai ir Melitopolį apšaudoma, tai įsivaizduoju, kad tai yra Vilnius. 500 000 miestas. Kaip jisai atrodys? Kai mes čionai visi pasikviesime vokiečių brigadą, čionai atsivešime arba Lenkų brigadą ir po to po Ukrainos pradėsime kariauti toliau prieš Rusiją. Nes karas Ukrainoje... Bandysim parklubdyti Rusiją. Taip, klubdysime toliau Rusiją. Taip atrodys Panevėžys kaip Bachmutas, taip atrodys Vilnius. Ir dabar prieinam prie to momento, kaip gyveno kaimynai, turėjo namuką ir vieni kitiem ten svaidė per tvorą, rodė visokius fakus. Tai gal reikėtų nustoti vis dėlto mūsų politikam loti, šnekėti. Aš jau nekalbu apie Rusiją. Prieš Kiniją VSD pranešimas, Kinija pagrindinis Lietuvos skausmas. Pasidarėm. Skausmas, galvos skausmas. VSD vadovas pasakė galvos skausmas. Lietuvos galvos skausmas esate jūs. Esate jūs, Amerikos klapčiukai, kurie nepagalvojat, kad jūs turit vaikų, mėly. Kur jūsų vaikams reiks gyventi, jeigu bus Bachmuto situacija? Kur gyvens jūsų vaikai? Galvojat, kad jūsų šeimininkam rūpi jūsų vaikai ir priims į Holivudą? Arba dar kur nors į Ameriką? Ne, mėlėjai, jie susirinks manatkės ir dings iš čia. Taip kaip ir dingo iš daugelį valstybių, kurie sukėlė karus. Mėlėjai, nors šiek tiek raskit sąžinės apie savo vaikus, savo asmeninius vaikus. Jūs negalvokit apie kitų vaikus. Apie savo asmeninius vaikus, kad jiems teks gyventi kažkur tai. Kad jiems nereiktų bėgti, vergauti Vokietiją, indų plaut, braškių skint, ar į Daniją eglučių raut. Nors kiek, pagalvokit, nors kiek prašymas, nors kiek sąžinės raskit savy. Taip, suprantu, taip sistema, taip spaudžia, jūs dirbat, jūs paskolų prisijėmė, jūs negalit nieko. Jūs galit, bet jūs esat elementarus klapčiukai ir bailiai. Tai va, išjunkit mane, taip, išjunkit mano asmeninės atskaitas, išjunkit viską, jūs atimkit viską, jūs galit sudeginti viską. Bet žinot ką? Ir aš tada stovėsiu su šypsena. Ir tai bus pats didžiausias įvertinimas mano darbo, tai ką aš darau. Tai tiek, aš nebijau. Aš morališkai per tiek metų, žinokit, jūs taip mane sustiprino. Didžiulis jums ačiū. Aš kaip sakau, tie akmenys, į kuriuos jūs vaidėte mane, aš iš jų pasistačiau tvirtovę, moralinę tvirtovę viduj. Aš turiu stiprią žmoną, kurios taip pat jums nepavyks palaužti. Jūs galite daryti, šaipytis iš jos išvaizdos, sakyti, kad jinai tokia, anokia ar dar kažkokią siūsti, blokuoti dar. Jūs viską galite daryti. Viskas tam yra paruošta. Tam jūs esat paruošėt mane, jūs paruošėt Lauryną, jums nepavyks mūsų palaužti. Jūs galit mūsų nužudyti, jūs galit pasilgti kaip su kedžiu, neva ten lekstutis puolė į depresiją, prisigėrė ir rasit patvorį. Ne, mėliai, jeigu jūs pamatysit, kada nors man yra negyva patvoryta, žinokit, aš niekada nevartau alkoholio, niekada nepuoliau depresinės būsenas, niekada nevartau jokių narkotikų, niekada jūs manęs, jeigu tai bus ras, tai bus netikra, mėlėjai.
Jeigu nunuodysit, nunuodykit. Gerai, bet žinokit, mėlyje, kad jau aš ne vienas, kad kalbu. Yra Laurynas, esu aš, yra Marius Jonaitis, yra Vygantas Kelleris, atsiranda naujų žmonių, naujų platformų. Jūs supraskite, kad visa tai, ką jūs darote, tai yra laikina. O jūs įsikibę į tą laikiną, tokį laikmetį laikiną. Jūs bandot kaip į oro balionėlį įsikibę ir išsilaikyti. Jūs pagalvokite apie ateitį, apie tai, kad oro balionėlis pripūstas dujom vieną gražią dieną, jisai nusileis ir nusileis ten, kur papūs didesnis vėjas. Taip. O jeigu jūs nematote, kaip keičiasi pasaulis, tai jau jūsų yra bėda. Jiems galima tokiam palinkėti sveikatos, džiaugsmo ir laimės. Taip, ateis kitas šeimininkas, tarnaus kitam šeimininkui, jie taip galvoja. Bet baisiausias bus momentas pereinamasis, nes aš manau, kad kai bus keičiama šiandien Lietuvos šeimininkas, ar ne, bus tas laiko tarpas, kol dar valdžia neperimta, kol dar valdžia nesutvarkyta ir tada visas tai, ką jūs tyčiojatės iš Lietuvos žmonių, kaip jūs engiate Lietuvos žmonės, kaip jūs apiplėšinėjote, ar ne, kaip jūs galvojate, kad jums tai viskas yra leidžiama, tai iš Lietuvos žmonių tas viskas pareis jums. Tas piktis kaupėsi. Triguba grąža pareis. Ir aš manau, kad šitas naujasis šeimininkas, jisai užlaikys tą momentą, kad jam paskui nereiktų pačiam su šūdu terliotis. Nes didžiausias šūdas bus tada arba pabėgęs iš Lietuvos jau, arba bus Lietuvoje palaidotas. Ir jisai tada, šeimininkas ateis ir tada jau subėgs visi tarnai, nauji, ir šeimininkas tada darys naują tvarką. Šitų žmonių akivaizdoj taip užsitarnau savo pagarbą. Taip. Jis duodamas žmonėm laisvę. Taip kaip Ukrainos šeimininkai davė Euromaidano laisvę, davė degint žmonės, profsąjungų rūmas sudegint žmonės, davė laisvę atkeršyti valdžiai. Taip. Jie pirmą įtikino, kad šita valdžia yra bloga, kad šita valdžia yra vagis, Janukovičius vagis, Janukovičius turi medinį rąstinį namelį, kuriam kažkaip paveikslai ten už 5,000 eurų nepakabinti. Ir va čia yra didžiausia grėsmė ir pats didžiausias pavojus Ukrainai, dėl ko Ukraina blogai gyveno. Visi aborigenai subėgo, ten išplėšė, sudegino, įbėgo į tą radą, išlupo mygtukus, jungtukus, atrodo, kad mygtukai yra kalti. Taip. Ir mikrofonai radoj yra blogi. Leido šitiem, bežiniukam pasiautėt ir pasidarė geri prieš visuomenę, nes jie suteikė šansą atkeršyti tai valdžiai. Ir po to sustatė 20-30 kartų dar blogesnius banditus. Ir taip pat, ir šiandien tas pats modelis bus greičiausiai vėl pademonstruotas, bus duota visuomeniai išsilieti ant valdžios, kuri yra bloga. Ant valdžios, ant tų, kas palaikė valdžią, kas dirbo jai, sakau. Visi žmonės turi per tą 30 metų to laisvo nepriklausomą sukaupę tiek nuoskaudų. Vieni daugiau nukentėjo, kiti mažiau. Aš bent jau minimaliai, žinai, kiek žinau žmonių, kas tai padarys. 87 žmonės. Tiksliai žinau. Man keletas žmonių irgi taip sako, laukia momento. Tai yra riaušių. Rugpjūčio 10, 1,87 žmonės. Dar pasakysiu baisesnį momentą, dabar ant pačio galo, čia pabaigai. Mes su Eglute, kai važiavom referendumą ir rinkom parašus, žinai, kurie ateina parašus dėti, kokie, nežinau, keli tūkstančiai dėjusių vyrų parašus. Žinai, ką atėjo pasakė? Duok, aš pasirašysiu. Pasirašo, sako, bet kol mes jų, kirdyk nepadarysim, tol čia nieko nebus. Sako, ir tai yra, aš manau, neišvengiama. Tik mums visiems reikia to išlaukti. Ir aš taip galvojau visą laiką, kad gali būti provokatorius atsiųstas. Ir tu tiesiog sakysi, čia mes už tai. Sakys, tai gal davai, mes čia jungiamės. Aš tiesiog nutyliu, ne žodžio nesakau ir, gerai sakau, ačiū, kad pasirašėt viskas. Ir aš taip žiūriu kiekvieną miestą. Ir aš tai supratau, kad tai tiesiog yra pas žmonės natūraliai viduj susikaupę. Taip. Tik tai reikia to momento tokio. Šeimų maršas buvo kažkas panašaus, kurie jau buvo pradėję iš titnago skaldyti kibirkštėlę. Tai buvo tokia kažkas panašaus jau buvo prasidėję daryti. Aišku, jie susitvarkė, bet tas
pykčio maišas jis didėja, jis pučiasi. Ir ateis tas momentas, kada, kaip sakai, naujai šeimininkai sakys, šitas vogė, pirmin. Ir bus duoti ir leidimai, ir tie mitingai. Ir galbūt leis nusiausti ir vieną ar kitą pastatą, dar kažką. Išsikrauti žmonės, čia kaip per futbolo varžybas, kada leidžiama ir galim išsiduoti, žinai. Tai va čia tas pats bus greičiausiai momentas ir tas momentas. Nes šitos technologijos josgi ir atidirbinėtos yra. Ir atidirbtos ne vienoje šalyje, ne vieną kartą. Ir jeigu jūs galvojate, kad tik tai amerikonai moka pasinaudoti tenai masių valdymą, tai jūs esate labai naivus. Labai naivus. Kaip rusai sutvarkė padėjo Baltarusijai sutvarkyti tenai, užgesinti spalvotąją revoliuciją, kaip jie sutvarkė, padėjo Sirijai atsilaikyti, kaip jie padėjo Turkijai 2016 metais, kai buvo Erdoganą išgelbėjo, ištraukė iš nagų, išvežė, skraidino savo malūnsparniais, tam, kad jo tenai Amerikos specialios tarnybos nepaskerstų taip liaudės nepasitenkinimo paveikslę. Taip, kad rusai yra atidirbę visą technologiją ir sakau, Naivumas, yra pa žmonės naivumas. Naivoliai. Ir dabar, žinai ką, pabaigim laidą. Aš norėjau dar vieną labai baisų dalyką sakyti, bet nesakysiu, vis tiek gerai, kad ne YouTube'ai, bet, tiek to kalčiai ir tuos išjungti, užblokuoti, bet esmė vis dėlto dabar šitos video, ką padarau, mėlyjei. Tai nėra saugoma kitajam diske ar pas mane namuose ar kaime ar kompiuterį. Ne, mėlyjei. Mes jau išmokom, jūs mūsų išmokėt, ačiū jums mūsų mokytojai, mūsų grūdintojams visiems. Mes juos įkeliam į tam tikrus serverius. Nesančius nei Lietuvoje, nei Rusijoje, nei Baltarusijoje, nei Kinijoje, nei dar kažkur. Yra šalių tikrai gerų turi serverių ir ten yra įkeliami. Ir šitie šitas video, tarkim dabar bus iš karto palaidos, įkeltas, ten užstatytas ir ten vieno mygtuko paspaudimu jį galima aktyvuoti ir bus pradėtas jisai rodyti. Jį bus galima transliuoti. Tai va. Tai ką, šiam kartui tiek, Laurinai, ačiū, kad atėjai, gerai pasikalbėjom, jau laisviau, taip gero, tai kai sustikdom į tą YouTube kalbėjom, tekdavo durą tokia jungti. Liežuvį prikastų kalbė ir tada ką, ačiū VSD vadovams, Jauniškiui, ačiū labai. Už darbą Lietuvai. Jo. Taip. Ir visiems kitiem, Kamui ačiū, ne? Labai ačiū. Kamui, visiems kitiem, čia kas supranta, visiems ačiū, visiems visiškai, kurie prisidėjo prie mūsų siekimo, prie mūsų to. Mes dabar kiek dar leisit, mums aišku, matom, kad jau čia žinom informacija yra, kad čia ir tai bandysi dabar visus tuos atjunginėti kanalus, bet kol dar veikiam, šitą informaciją yra. Ir su šitą informaciją jūs turbūt ir patys gaunate informacijos, kai kam nedašunta, kas gali nutikti, mes kaip tokie kaip pranašėliai, analizuojantys šiek tiek, kas vyksta pasaulyje, jums parodom ir jūs darykite išvadas. Aš manau, protingiausiai išvadas yra pasidarę, jie pasiruošė savo tos evakuacijos planus, taip. Nes, nebūkime naivus, vis tik šitą renka tarnybos pakankamai protingų žmonės jiems. Ir reikalingi ir durniai vykdytojai, bet purvinam darbui, o rimtam darbui renka protingų žmonės, tai tie tikrai supranta ir tai, kai jie rašo savo ataskaitose, žinai, ten, kurios pateikia politikėliams, tai yra tokias blėnis, iš kurių jie patys turbūt juokiasi, žinai, kai surašo, o realiai pasiruošė jie turbūt savo sąskaitą, savo turtą susirašė, žinai, jie turbūt su kiekvienu mėnesiu jie vis mažiau ir mažiau Lietuvoje, žinai, jų lieka. Esant momentui, jie tik tai va taip pat lengvai šitą pasiraitoja kelnes per upelį perbėga, ir toliau ramiai gyvena, jau ir darbus ten turbūt gal pasiruošė, žinai, pareigas kokias nors. Taip, kad imkite pavyzdį iš protingų žmonių. Tai ką, Laurinai, ačiū, kad atėjai. Ačiū, Vaidai. Ačiū, Vaidai, kad netilim, kad kalbam. Jo. Tai va, apačioje juostą matot, paremimą, galit paremti, galit. Negalit, o privalot paremti. Privalot paremti. Taip, ir tada galėsite sakyti, kad palaikote. O tada drąsiai jūs galėsite sakyti, tas palaikytojai. Tai ką, ačiū, iki kitų kartų, ate. Iki visiems.